Ar yra geriausia dieta, kuri išspręstų viską? Nebus vieno atsakymo. Kiekvieno žmogaus organizmas labai skirtingai reaguoja, tačiau principai vis dėlto išliks panašus. Kompleksiškai žiūrėtume į savo sveikatą. Kokias mes naujoves įdėtume į mūsų mitybos piramidę, tai neišspręs didelės dalies žmonių elgsenos. Didesnę tą maisto dalį mes surinktume iš to tikro maisto, taip o ne iš papildų. Svoris krenta, man viskas gerai. Įdėk Ferrari variklį ir tą patį pasieksi dar greičiau. Negalvoti, kad vaistai viską padarys už mane. Ar egzistuoja geriausia dieta, kuri tinka visiems? Ką valgyti, jeigu net išgėrus vandens jaučiuosi blogai? Gal reikia papildų, detoksų, o galbūt dar kažko? O gal tai yra marketingas? Būtent šioje Gastro paprastai kanalo laidoje aš laidos vedėja gydytoja gastroenterologė Evelina Ruibienė kartu su laidos pašnekovu Edvardu Grišinu, gydytoju dietologu, kalbėsim apie mitybą, apie tai, ką svarbu žinoti kiekvienam iš mūsų, ką svarbu suprasti apie svorį mažinančius vaistus ir kokie yra pagrindiniai sveikos gyvensenos mitybos principai, būtent veikiantis realiame gyvenime. Labas, Edvardai. Labas, Evelina. Tai pradedant mūsų pokalbį, apskritai, kas ta sveika mityba ir ar tikrai egzistuoja ta dieta, kuri tiktų visiems? Jeigu mes tikriausiai žiūrėsime populiacijos lygmeniu, tai tikriausiai mes galėtume vieną ar kitą valgymo stilių tikriausiai priskirti prie to daugiau sveikatos teikiančių, ir mes čia galim kalbėti ar tai apie Viduržemio jūros dietą, ar mes galim kalbėti apie DASH dietą, pavyzdžiui, arba dažniausiai miksą būtent tokių, būtent pagrindinių dietų, kuriomis vadovaujasi tikriausiai dauguma populiacijos, arba apie kurias mes girdim labiausiai, jeigu mes žiūrėsime būtent visas tas rekomendacijas skiriamas būtent žmonėms ir visuomeniai. Bet kalbant apie patį sveikatingumą, tai vėlgi tai yra, mano akimis, multifaktorinis būtent veiksnys ir vieno atsakymo į tai, kas yra ta sveika mityba, tikrai nebus, mano akimis, nes vėlgi mes esam pernelyg skirtingi, jeigu žiūrėsim į individus, kad tokia pati mityba tiktų kiekvienam mūsų, nebent mes taip tikrai gyventume tokiamis pačiomis sąlygomis tikriausiai, elgtumės panašiai, mūsų fizinis krūvis būtų panašus ir mūsų fiziologija būtų ir net pačio organizmo veikimas būtų toksai pat. Deja, tai labai retai sutinkamas dalykas ir tikriausiai kiekvienas mūsų turime kažką tokio išskirtinio ir savito šito vietoj, kas būtent bus sveika mums, bet gali būti galbūt ne tai, kad nesveika, bet netinkama kitam žmogui. Vertinant tai, kad pats žmogaus organizmas labai geba adaptuotis. Taip, ir mes žinom, kad kas buvo sveika, kai mums buvo ten 5 metukai, galbūt taps jau nebesveika, kai mums bus 20-30 metų, nes ne tik aplinka keičiasi, bet ir mūsų fiziologija pati keičiasi priklausomai nuo to, kokį mes gyvenimo būdą vedame. Tai vėlgi tai labai dinaminis dalykas. Ir tai sveikatingumas per metus, per dešimtmečius labai gali kisti šitoje vietoje, todėl ir nebus to vieno kažkokio, nebus vienos struktūros, kurio žmogus tikriausiai galėtų prisilaikyti visą savo gyvenimą. Tačiau principai vis dėlto išliks panašus labai, ne? Ir tai reikia labai, apie tai reikia nepamiršti. Kokie tie principai būtų? Tai vėlgi, tai net jeigu mes žiūrėsim tokius bazinius tos principus, kaip ir tos pačios ląstelienos, taip sakant, pakankamo kiekio ląstelienos suvartojimas, taip mes čia kalbame apie daržovės, vaisius, grūdinę kultūrą. Aišku, daug yra debatų ir galim labai debatuoti, kiek yra sveika, kiek žmogui reikia tos ląstelienos ir iš kur mes ją galime gauti. Vis dėlto, jeigu mes žiūrėsime ne vieną dešimtmetį kauptą tikrai mokslinę literatūrą ir būtent pačius peržiūrėsim visus tyrimus, tai vis dėlto kažkiek vis tiek naudos išlieka, kas duoda tikrai labai, mano akimis, tokio tvirto pagrindo sakyti, kad vėlgi ląsteliena tai yra neatsiejama dalis būtent tos žmogaus sveikos mitybos dalies, kaip pavyzdys. Taip. Na ir po to, aišku, jau ir kiti dalykai, kaip vėlgi tas galbūt ne tai, kad dažnesnio reguliaraus valgymo palaikymas, jeigu mes kalbėsim apie virškinimo sistemos būtent funkcionavimo palaikymą, nes aš vis tą sakau kaip ir pacientams, taip, kad įsivaizduokite, kad mūsų viršimas kaip laikrodis, taip, jiems reikia kažkokio takto, ritmo reikia visada, kad jis veiktų reguliariai, taip, ir net tikriausiai net dalis funkcinių problemų, jeigu mes pastatysime save į reguliaresnį valgymą, ir tai nereiškia, kad reikia valgyti pagal valandas, taip, tai reiškia reguliarumas pagal mus yra pastatytas, taip, ir net valgymo dažnis pagal mus pastatytas, bet tai jau gali išspręsti pusę problemų, su kuriomis susiduria šiais laikais visuomenė, būtent kuris skundžiasi vienu ar kitu virškimo trakto sutrikimu arba tam tikrą problematiką. Tai kalbant apie reguliarumą, tai turbūt nėra gerai atsisakyti pusryčių.
Nes yra žmonių, kurie sako, aš nevalgau pusryčių, aš valgau tik pietus, o kiti iš vis sako, aš grįžtu vakare po visų savo darbų ir ten kaip prisikertu ant nakties ir, žodžiu, tada galvoju, ar čia gerai padariau, ar čia blogai padariau. Tai va tas reguliarumas, kaip sakai, kiekvienam labai yra individualu, nereikia tiksliai pagal valandas, bet ar tikrai būtų gerai visiškai išmesti, sakykime, pusryčius ar ten pietus ir palikti tik vakarienę? Tada mes jau prieinam prie klausimo, o kas yra pusrytis? Ne? Ir kada mes jį galim valgyti. Nes, pavyzdžiui, aš per savo gyvenimą pusryčiam esu valgęs nuo vištienų su ryžiais iki ten kiaušinių, iki sumuštinių. Ir kyla klausimas, kelintą mes valandą privalom juos valgyti, kada pagal cirkadinį ritmą mums patogiausia tą dalyką daryti. Deja, mūsų gyvenimo būdas neina pagal cirkadinį ritmą. Ir kuo turiu, tuo labiau mes tai stebim, kad, nežinau, kiekvieno rytas prasideda tam 5 ryto, ar tai 6 ryto, ir mes ar privalom valgyti tą valandą? Galbūt ne. Jeigu mes galim pavalgyti, galbūt arčiau mums to tokio fiziologiškai patogaus laiko, galbūt tai ir bus ta 10 valanda, galbūt žmonės pietauja 11 valandą ir kartais aš tikrai nematau bėdos, jeigu žmogus pavalgo 11 valandą pirmą kartą, tada išlaiko dar kelis valgymus per visą dieną ir tai nesukelia jam galbūt komplikacijų ar problemų. Viskas gerai man šito vietu. Tai žodžiu, turi būti vis tiek išlikti, kad ir ne pagal valandas mes turim stebėti, žiūrėti, bet turim vis tiek išlaikyti tą tokį dažnį, ne? Kokie 3 pagrindiniai valgymai ir koks užkandis, ar ne, tarpuose turi. Galbūt ir 3 valgymų užtenka. Čia klausimas, ar žmogus, nes vėlgi, kuo mes ryčiau valgom, tuo yra didesnė, tuo krenta ant mūsų pečių didesnė atsakomybė surinkti visas reikiamas maistinės medžiagas. Kas iš tikrųjų žmogų, kuris valgo dienos pietus valgykloje, grįžta namo ir gamina maistą šeimai ir po to kartu pavalgo, kaip pavyzdys, taip čia jau iššūkis yra, nes mes kartais, dažnai ne kartais net, negaunam visų maistinių medžiagų, būtent propaguodami tokį valgymo stilių. O mūsų gyvenime kartais gali būti labai reiklus ir neužtenka tik pavalgyti. Taip, galvoti apie maistinės medžiagas, pakankamą kiekį maistinių medžiagų ir net mikroelementų, tų pačių ne tik apie makroelementus kalbant, yra labai svarbu. Todėl, kuo mes ryčiau valgysim, tuo mes labiau turime jau galvoti, iš kur mes tą maistą gausim, kad tai nebūtų tik kalorija, bet ir turėtų ir kažkokią mitybinę vertę, būtent tas maistas. Todėl vėlgi, ar tai bus 3 kartai, ar tai bus 4-5 kartai, viskas priklauso nuo to, nuo gyvenimo būdo žmogaus, nuo poreikių šitoje vietoje, taip ir kokias mes galimybės turim. Jeigu mes imsime žmogų, kuris dirba pamaininį darbą ir šiam duosiu, nežinau, vienokį valgymo stilių, kuris tinka žmogui, kuris dirba nuo 8 iki 4, mes pralaimėsim šitoje vietoje ir sistema neveiks. Todėl vėlgi, individualizuotumas šitoje vietoje bus labai labai svarbus dalykas ir mes negalime kliautis universaliom kartais rekomendacijom, jeigu mes kalbėsime apie individą. Populiacijos lygmenį mes galim kažką daug pasakyti, bet jeigu kalbėsime apie individą, čia jau yra daug niuansų, kurias kartais reikia atsakyti, kad mityba nebūtų tik energija, bet ir taip pat ir nauda ir sveikata žmogaus organizmui. Tai kalbant tada apie protarpinį badavimą, keto dietas tokias, ar ne, ten skysčių dietas, sakykime, tas toks ilgas nevalgymas arba kažko vieno valgymas, tai tikrai netinka visiems. Ir kada, sakykime, ta mityba ar ne protarpinis badavimas, keto dieta, ten skysčių dieta ir visos kitos, kada tai yra jau tokie kraštutinumai, kurie gali labiau pakenkti negu padėti. Nes tikrai pripažinkim, yra situacijų, kai žmonės ateina po tokių dietų ir su pakilusiais kasos fermentais ir su kepenų rodikliais pakilusiais. Taip. Tai kokia tavo nuomonė būtent šių dietų klausimais? Iš tikrųjų, liberalus esu aš kiekvienai dietai, ar mes kalbėsime apie keto, ar mes kalbėsime apie ten protarpinį badavimą, eisime į karnivorą ir taip toliau. Tai visur stengiuosi išvelgti kažkokį, taip sakant, naudą žmogaus sveikatai. Vis dėlto visada ir klausimas, kurį mes turime atsakyti, kokiu tikslu mes ją naudojam. Nes dažniausiai tai tikriausiai ne gyvenimo būdo mitybos stilius. Taip, tai daugiau yra kažkokia intervencija, kažką sukoreguoti. Aš taip vis galvoju, kad dieta tai daugiau yra būtent trumpalaikė kažkokia intervencija, kuri skirta yra tam tikrai problematikai tvarkyti, kur mes matom galbūt, kad protarpinis badavimas gali būti labai geras, jeigu mes kalbėsime apie metabolinį sindromą ir visas su juo ligas susijusios, taip, nuo nutukimo iki nealkoholinės kilmės kepenų suriebėjimo, iki atsparumo insulinų ir taip toliau, kaip pavyzdys, taip. Mes galim kalbėti apie keto irgi iš panašios perspektyvos, kur mes galim gauti ir gerą svorio kritimą šitoje vietoje, galim gauti net geresnį, taip sakant, efektą, jeigu mes kalbėsim apie medžiagų apykaitos, taip sakant, palaikymą, besilaikant tokių mitybų, bet yra ir tie būtent minusai, taip, kur
dieta, kuri, taip sakant, galbūt yra neracionaliai parinkta pagal žmogaus gyvenimo būdą, gali duoti daugiau žalos ilgoje perspektyvoje negu naudos. Ir mes galim čia kalbėti apie tai, kas būna po dietos, šiaip kas man po visų dietų. Galim ir taip kalbėti, dažniausiai einame į blogesnę pusę šitoje vietoje, bet galime ir su pačia mityba savo padaryti žalos, jeigu nebus tinkamo atliekamo sekimo šitoje vietoje, kaip ir apie ketogeninę dietą. Mes negalim pastatyti lygties ženklo, kad keto dieta lygų, nežinau, pankreatitas, taip, bet jeigu po žmogų yra rizika turėti pankreatitą šitoje vietoje, arba yra ten aukšti trigliceridai, pavyzdžiui, arba jo dėja sureaguoja, kepenys sureaguoja kasa ir mes matom, kaip eina, taip sakant, lipidogramai ir kepenų fermentai į blogą pusę, ten kasos fermentai kyla į viršų, taip, mes jau turim galvoti, ar tikrai tinka šitą mitį. Dėl vėlgi, tokios intervencijos, būtent galbūt labiau radikalios, jos jau reikalauja ir mano akimis gilesnės stebėsenos, kad mes neprisižaistume paprasčiausiai. Vėlgi šitoje vietoje. Jeigu mes kalbėsime apie protarpinį badavimą, tai vėlgi labai priklauso. Jeigu mūsų noras tik sukoreguoti kūno masę, galbūt tai gali būti ir tinkamas dalykas, viena iš sudedamųjų dalių, bet jeigu mes turime tokius dalykus, kur, pavyzdžiui, žmogus turi, kad ir nebūtinai ūminių, bet ir lėtinių ligų, kurios bus susijusios, pavyzdžiui, su virškinimo trakto motorikos sutrikimais, mes galim kalbėti apie nuo gastroezofaginio refliukso iki tulžies pūslės diskinezijos iki Žilibero sindromo, pavyzdžiui, taip, kur protarpinis badavimas gali netyčia būti labiau žalingas negu naudingas, jeigu mes to dalyko nesukontroliuosim. Aišku, ar tai yra tokios absoliučios kontraindikacijos? Tikriausiai ne, kaip sakau, adaptuotis organizmas gali, vis dėlto, ar tai bus optimaliausias variantas? Aš vis tą kvestionuosiu vis tą, ar yra geriausia dieta, kuri išspręstų viską šitoje vietoje, taip ir visom problemom būtų vienoda. Tai vėlgi visur kažkokia modifikacija turėtų įvykti ir todėl visada labai svarbu įvertinti pradinę būklę, pažiūrėti, kokie yra pliusai, kokie minusai ir tada, aišku, testinė seka ir būtent kontrolę daryti, kad mes kažko netyčia nepražiopsotume. Taip, tas dalykas yra svarbiausias, kad ta dieta mums tarnautų ir nepadarytų didesnės žalos negu naudos. Taip. Tai čia lygiai tas pats galioja su protarpiniu badavimu, jeigu, tarkim, tu neturi tulžies pūslės. Kaip pavyzdys. Tai vėlgi, reikėtų jau tokiu atveju Teisingai. arba tada stebėti, sekti, žiūrėti signalus, kokius simptomus žmogus pajaučia, arba rodiklius, sakykime, ar ne kepenų sekti. Tai bet kokiu atveju tada tai labai individualu ir kaip tu sakai, reikėtų stebėti pačiam žmogui ir gal netgi ir nueiti ir pas gydytoją dietologą pasikonsultuoti ir iš tiesų man ta dieta, tarkim šiuo atveju protarpinis badavimas neturint tulžies pūslės, iš tiesų man gali duoti naudos, o galbūt yra man daug labiau žalinga. Teisingai, nes kiekvieno žmogaus organizmas labai skirtingai reaguoja ir esu turėjęs atveju, kai protarpinis badavimas ir be tulžies pūslės labai gerai sueina, bet dažniausiai turėjęs atveju, kai nelabai tinka, bet vėlgi visada atsiras, taip sakant, žmonių, kuriems tas variantas bus tinkamas, vis dėlto nemanau, kad tai yra optimaliausias ir geriausias variantas. Tai vėlgi spręsti, įvertinti, pamėginti ir daryti išvadas, tai yra mityboje taip viskas veikia, taip nebus vieno atsakymo, kur mes nežinom vieno mechanizmo dažniausiai, kaip veiks dieta patį žmogų. Taip, kol mes žinom, taip sakant, farmakodinamiką, farmakinetiką, vaistų poveikio, šito vietoj su mityba nebus taip viskas paprasta dėja ir turėsim daryti tokius dalinai aklus bandymus, kad mes išvelgtume, kiek viena ar kita mitybos strategija gali, būtent kokį poveikį gali turėti žmogaus sveikatai. Kadangi jau palėtėm būklės, viena iš jų yra būtent būklė po tulžies pūslės pašalinimo, taip pat tikrai tenka susidurti ir su pacientais, su žmonėm, kurie turi ir kasos funkcijos nepakankamumą, arba tas lėtinis gastritas, kur iš principo nelabai kaip ir gydymai yra. Ar galioja šitom būklėm kažkokie bendriniai mitybos principai, ar vis dėlto kiekvienai tai būklei reikėtų išskirti skirtingą mitybą, ką žmogus gali valgyti, kaip jis turi valgyti, ar yra kažkokie tie bendriniai principai, ar vis dėlto jau tai yra skirtingos patologijos ir skirtingi tie mitybos principai turėtų būti? Tikriausiai bendrinių principų yra. Nors, jeigu aš taip sakant, kaip aš vadovaujuosi šitoje vietoje, taip, tai pirmas dalykas, tai nuimti bet kokį dirgiklį, kuris sukelia diskomfortą. Tai yra bendrinis principas, bet jis bus labai individualus tarp visų žmonių šitoje vietoje, taip. Antras dalykas,
palaikyti organų funkcionavimą. Taip, tai jeigu mes turėsim ten tulžies pūslės problemą, ar mes turėsime su kasa problemą, taip, tai vėlgi ateina tam tikrus intervencijos, kad mes padėtume tiems organams iš esmės funkcionuoti ir neapkrautume jų. Taip, tai, čia neapkrautume jau trečias dalykas, taip, kad neapkrauti vėlgi darome kažkokius, taip sakant, mitybos pokyčius, kurie yra skirti būtent tų pažeistų organų tausojimą. Tai galbūt tai yra tokie pagrindiniai principai. Ir tęstinumas, aišku. Tęstinumas to, ką mes darom, nes ar mes kalbėsim apie kasos uždegimą ar apie tulžies pūslės problemas, neišsisprendžia jos labai greitai. Dažnai neišsprendžia greitai ir reikalauja laiko ir to tokio tęstinio gydymo. Ir svarbu čia taip pat nepamiršti, kad šitoje vietoje mityba visada yra kiekvienu atveju dažniausiai, taip, mes tą mitybą dalinam į tokias kelias dalis. Taip, tai pirmoje vietoje, kaip mes darom tokią mini eliminaciją, kuri yra kaip skirta visos simptomatikos sumažinimui, ir po to po truputį bandom atstatinėti visą mitybos racioną, nes vėlgi galutinis tikslas tai išeiti į visumą, taip, kad mes galėtume kuo daugiau valgyti. Tai kažkaip šiais laikais mes visuomenė nori kuo mažiau valgyti, kuo mažiau valgo, tuo sveikiau atrodo jaučiuosi. Taip, tai negeriausias dalykas. Taip, jeigu mūsų organizmas labai blogai reaguoja, labai didelį spektrą produktų arba maisto grupių, tai jau yra mano akimis blogas dalykas, kad kažkur kažkas yra ne taip. Todėl vėl galutinis tikslas tai mums kuo labiau praplėsti mūsų mitybos racioną, ne tik nuimti dirgiklius, sumažinti simptomatiką ir aš jau sveikas. Ne, tai mes kokios tik žibalo ant žaizdos nepilam, bet tą žaizdą reikia dar pagydyti, taip, ir maistas čia irgi bus labai svarbus veiksnys kartu su medikamentiniu gydymu, taip, kuris atstatys visą galiausiai funkcionavimą ir pačią fiziologiją. Kita iš būklių tokia gan populiari ir tikrai dažnai kreipiasi, ir turbūt ir į tave, ir į gydytoją gastroenterologą, pilvo pūtimas. Ir žmonės sako, net išgėrus vandens tarsi įsipučiu kaip balionas, jau net nebesuprantu, ką čia man valgyti, ką man čia gerti. Ar čia turi kažkokios reikšmės, sakykime, netoleravimai, tarkim, glitimo, ten laktozės labai populiaru. Dabar visą laiką kaltinti glitimą ar ten laktozę, turbūt aš čia netoleruoju. Ja. O gal tai yra kažkokios kitos būklės, pavyzdžiui, kaip dirglios žarnos sindromas. Ir kaip tau atrodo, ar tikrai visada kaltas maistas, o gal tai yra kitos bėdos? Maistas tikriausiai yra viena tik iš sudedamųjų dalių. Net jeigu mes kalbėsim apie žarnyno sveikatą ir būtent tokias būklės, kaip ir pati sakai, kai žmogus net jaučia, kaip, taip sakant, vanduo, taip sakant, eina jo, taip sakant, žarnomis, arba ten maistas juda jo žarnomis, tai jau mes matom kažkokį tą visceralinį hiperjautrumą, arba kaip dažnai sakoma, ta dirglioji žarna pas žmogų atsiranda. Nepatinka pacientam ta diagnozė, kur dažniausiai sakoma, tai gydytojai nežinojo, kas man yra, ir dirglė žarna nustatė. Ne, mes žinom, kad tai yra specifinis funkcinis sutrikimas, būtent sąsajos tarp mūsų centrinės nervų sistemos ir žarnyno interinės nervų sistemos, kuri ir sukelia tam tikrą būtent diskomfortą, kai mes valgom būtent specifinį maistą, kuris ten linkia didesniai fermentacijai ir taip toliau. Ir tai nėra išmislas mano akimis, ir į tokius aspektus tikrai reikia kreipti dėmesio, nenumoti juos ranka, nes sprendimo būdas tikrai yra. Aš negaliu pasakyti tikriausiai drąsiai, kad mes galim išgydyti šią ligą, šį sutrikimą, tačiau mes tikrai žinom, kad yra daug labai įrankių, kaip mes galim pagerinti žmogaus gyvenimo kokybę. O tai, mano akimis, vienas svarbiausių dalykų, jeigu net mes kalbėsim būtent apie tokį sutrikimą. Kombinuotas gydymas visada yra geriausias, ne tik medikamentai, bet mes čia vėlgi, kadangi pati dirglioji žarna turi kelis komponentus šitoje vietoje, apie ką mes turim galvoti, ir mes čia turim genetiką, vienas dalykas, mes turim centrinę nervų sistemą, kur, pavyzdžiui, labai dažnai būtent įvairiausi tie pilvo pūtimai gali pasireikšti, jeigu ten didesnis streso laikotarpis buvo, taip, kažkokie psichoemociniai išsekimai gali pasireikšti pas mus virškinimo trakto problemos. Tada mes turime virškinimo trakto motorikos, taip sakant, problematiką, kur mes galime matyti sulėtėjusią motoriką, ten skysčio absorpciją sumažėjusią, pačios gleivinės būklę sutrikusią, taip ir mikroflorą tą pačią. Tai tokie keturi tikriausiai komponentai labai svarbus. Ir kiekviename jų mes galim kažkokius minimalius pokyčius bandyti daryti, kad mes būtent tą galutinį rezultatą gautume ir ta savijauta žmogaus pagerėtų ir būtent ta pati simptomatika susitvarkytų. Taip, tai vėlgi, daug darbo čia reikia įdėti, tikrai daug darbo, neužteks probiotikų pavartoti dėja, šitą vietą reikės dirbti
ir su mūsų psichoemocinė būklė, taip su mūsų elgsena, su valgymo kultūra, taip, ir taip pat vėlgi tam tikra specifinė mytyba, kuri bus padalinta vėlgi į eliminacijos ir būtent po to jau reintrodukcijos, būtent atstatymo visą periodą, taip pat bus šito vietoje labai labai svarbi. Tai kalbant apie dirglio žarnos sindromą, turbūt kaip ir paminėjai, čia būtų ta vadinamoji FODMAP dieta, bet klausimas, ar tikrai jinai visada padeda, nes būna situacijų, kad žmonės bando laikytis ir vis tiek nepagerėja. Ir kiek žinau, mano žiniomis, tos dietos net nelabai ilgai gali laikytis, dėl to, kad tų maistinių medžiagų tikriausiai. Iš tikrųjų, galbūt, jeigu žiūrėsim mokslinę literatūrą, tikrai ilgai gali nesilaikyti, bet žmonės laikosi ir viskas su jais būna gerai, žinok. Tai va čia tas stebina dalykas, kad viskas būna gerai pas žmonės, vis dėlto. Bet yra kitų tavo kolegų, kurie sako, kad žmonės tiesiog iki išprotėjimo netgi laikosi tos FODMAP dietos ir tiek, sakykime, pavadinkim, nusibadauja, nukrenta tikrai svoris ir netgi eina į tokią depresiją, sako, nejaugi aš visą gyvenimą dabar turėsiu taip maitintis. Tai būtent tas dalykas, kad žmogus tikrai gali atlaikyti, žmogaus organizmas gali daug ką padaryti iš tikrųjų. Bet ar tai optimalu? Ne, neoptimalu, aišku. Ir tai yra tik dalis proceso. Taip, ir ar būtent mažai tų besifermentuojančių angliavandenių turinti dieta, ta FODMAP diet, yra tinkama kiekvienam? Ne, nes vėlgi, jinai galbūt yra labiau universali, bet ne visada būtent atitaikinti į pačią problematiką. Nes pilvo pūtimo, taip sakant, priežasčių gali būti labai daug. Taip ir mes, kaip sakau, mes galim kalbėti apie net disbiozės dalykus šitoj situacijoje, taip kur tik taikant FODMAPą mes nieko gero nepadarysim šitoj vietoj. Mes turim toliau stengtis palaikyti organų funkcionavimą, nes labai dažnai būna tas dalykas kartu susijęs, o galbūt eiti dar aukščiau, taip, žmogui pučia pilvas, galvoja, kad čia tulžies tam puslės problemos, o galbūt tai skydliaukės problemos, taip, tai vėlgi mes jau turime ieškoti sąsajų ir kapstytis toliau, nes tik nuimti tam tikrus dirgiklius nepadeda, taip, motorika dėl to neatsistato, mes tik dirgiklį labai dažnai nuimam šitoje vietoje. Tačiau jeigu negalvosim, kokia yra ta pagrindinė priežastis, mes vėl susidursim su tom pačiom problemom. Tai reiškia, mes duodam palengvėjimą žmogui, paleidžiam jį, jis vėl pradeda gyventi savo gyvenimą, vėl pablogėja viskas ir vėl užsisuka tas pats ratukas. Arba jeigu mes neišsprendžiam tam tikrų, nežinau, savo psichoemocinės būklės, taip sakant, dalių. Taip, tai vėlgi, pasilaikom FODMAPo, kol einam konsultuoti su gydytoju, mes šiek tiek galbūt ten pasipraktikuojam sąmoningumo, ten kvėpavimo, dar kažko, grįžtam į savo seną gyvenimą ir vėl sistema griūna. Todėl FODMAPas tai tik viena iš sudedamųjų dalių, tai nėra kažkoks universalus gelbėjimas ratas, tai tik vienas įrankis, tačiau mes toliau turime kapstytis ir ieškoti, kurgi tos pagrindinės problematikos ištakos, kurias iš esmės reikia tvarkyti, o jos gali būti labai painios, labai dažnai būna painios ir suprasti labai tikslingai, kas kaltas, ar tai maistas, ar tai mūsų aplinka, ar tai yra persirgtos ligos, ar kažkaip, nežinau, galbūt parazitai, pirmuonis, taip toliau. Tikrai tokio kompleksinio požiūrį reikalaujantis dalykas. Ar kantrybės, autoimuninės lygos. Viskas tikriausiai čia gali pasireikšti pilvo pūtimais. Nuo reumatinių ligų iki ten autoimuninių ligų, skydliaukės ligų, etc., kur gali pasireikšti tie pilvo pūtimai dėl motorikos būtent sutrikimų. Todėl labai kartais tikrai sunku, kaip pačiam dietologui, taip, tai pradėti kapstytis per visas tas problematikas yra labai sunku ir labai todėl vertinu komandinio darbo būtent svarbą šitoje vietoje, turėti specialistus, kurie moka nebijo nusiųsti, paklausti, dar kartą paklausti ir nepalikti paciento su virškimo fermentais ir prokinetikais. Ir probiotikais vien. Būtent, arba kažko tokį dalyką būtent duoti ir pasimatom po 6 mėnesių, o toliau, taip sakant, galvoti, ką mes galim padaryti, tai tą vietą aš labai vertinu ir aš manau, kad būtent tik tokiais būdais mes galėsim rasti sprendimą daugumai tų funkcinių sutrikimų, kam labai dažnai mes būtent nerandame to vieno atsakymo. Taip. Grįžtant prie glitimo ir laktozės netoleravimo, yra įvairiausių testų, tik klausimas, kiek jie yra tikslus, kiek yra informatyvus, ar tikrai verta juos apskritai atlikti, o gal geriau yra tiesiog pabandyti, tarkim, mėnesį laiko ten atsisakom, eliminuojam laktozės turinčių produktų, kitą mėnesį ten kokio glitimo ir žiūrim, kaip mūsų organizmas reaguoja ir kokie tie signalai. Kokia tavo nuomonė šiais klausimais? Dažniausiai tą patį rekomenduoju.
Aišku, jeigu mes matom tokius dalykus kaip, nežinau, lėtinė B grupės vitaminų stoka, svorio kritimas, pilvo pūtimai, geležies stoka, galbūt dar kažkokie bėrimai ar kiti autoimuniniai procesai, aš galbūt įtarčiau ir celiakiją ir galvočiau ją tikrinti, faktas, bet mes jau tada eitume į imunoglobulinus arba genetinius tyrimus arba vėlgi einame biopsiją darom ir su gastroenterologu dirbam. Laktozės netoleravimas, paprastesnis dalykas iš tikrųjų, tai padarom tyrimus, matom, bet dar paprašiau eliminuoti ir viskas. Ir mes jau matysime, ar tikrai mano organizmas skaido laktozę, ar neskaido tos pačios laktozės. Bet ne visada gali būti, taip sakant, tas netoleravimas laktozės. Mes galim galvoti ir apie, padėjus jautrumą kazeinui, taip, tai yra pieno baltymui tam pačiam, taip, kur ne visi laktozė būna šitoje vietoje ir kalta, labai dažnai gali kazeinas mums čia kišti koją. Todėl vėlgi, nors trumpalaikė pieno produktų eliminacija mums gali labai daug ką parodyti ir manau, tai nėra tikrai žmogaus sveikatai žalingas dalykas, taip, kad mes čia nevartosim pieno produkcijos ir nors trumpalaikiai perspektyvų pamėginti sumažinti jų suvartojimą arba pažiūrėti į kokius labiau, kokius mažiau, pavyzdžiui, žmogus jautrus būna, nes labai dažnai, pavyzdžiui, kokį ten jogurtą gerai reaguoja, varškę, ten grūdėtą varškę, galbūt ten blogai reaguoja, taip, arba ten, pavyzdžiui, šviežius produktus gerai valgo, ten termiškai apdorojus, viskas būna gerai. Taip, tai vėlgi yra tam tikri lygmenys, kuriuos mes vis tiek privalome praeiti, pradedant nuo be laktozio, terminis apdorojimas, eliminacija. Taip, tai vėlgi, kažkur galbūt sustosim prieš eliminaciją ir žmogus vis tiek galės džiaugtis, nežinau, varškės apkepo savo mityboje. Galima sakyti, kad geriau ne tuos netoleravimo testus atlikti, bet tiesiog skirti laiko ir kantrybės, būtent eliminuojant. Tai vis tiek reikės eliminuoti, jeigu parodys. Tai... O jei neparodys, ar tikrai visada gali reikšti, kad iš tiesų neturėtų to netoleravimo? Jeigu aš vis tiek matau, vėlgi turime vertinti ne tik laboratorinį rodiklį, bet ir simptomatiką. Super svarbus dalykas. Gerai, nesu visais, aišku, nes mes žinom, kad žmogus ir prie feritino 4 gali gerai funkcionuoti ir viskas bus gerai, jam taip pat tik netyčia pamatė, kad netyčia neturi geležies atsargų visiškai. Nu, tai vėlgi, tai rodo, kokia stipri adaptacija žmogaus organizmo gali būti. Tačiau visada reikia vertinti ne tik tyrimus, kuriuos mes vertinam, bet ir simptomatiką. Ir jeigu simptomatika mums, tokia plika akim duoda suvokti, kad, tikrai, suvalgiau pieno produkto, išpūtė pilvą. Pakilo rūgštis. Kaip pavyzdys, pakilo rūgštis, tai pučia pilvą, ar ten, nežinau, kažkas su tuštinimusi pasidarė. Tikriausiai tada aš bandysiu keisti, koreguoti arba spręsti, taip sakant, kur čia šuo pakastas. Taip. Trumpai apie mitybos piramidę. Kas pasikeitė? Ir daug ir nieko. Pasikeitė tikriausiai vizualas labiausiai pasikeitė šitoje vietoje, kur kažkodėl grūdinė kultūra pas mus nuėjo į pačią apačią, o į viršų pas mus iškilo baltymų didesnį, taip sakant, kiekis, ir visa ląsteliena, taip vaisiai ir daržovės dar šone taip pat. Tai ką mes pastebim šitoj vietoj, kad taip, pasikeitė faktas, kad pakito būtent rekomendacijos būtent baltymų suvartojimui, taip, kurie labiau susiję su to, ką mes matom, kad vėlgi šitoj situacijų, kad šiek tiek didesnis baltymų suvartojimas gali būti labiau naudingas raumeninio audinio išlaikymui, amžėjimo būtent aspektais, taip, kuris gali turėti daugiau naudos, apsaugo ne tik nuo nutukimo, bet nuo visų metabolinių ligų bendrai paėmus. Mes matom, kad atsirado ten ir raudonos mėsos, taip, kas gali būti taip pat su tuo susiję, kad vėlgi ilgą laiką tiek kiaušinė ar tai raudona mėsa tikrai galbūt buvo demonizuojami dalykai. Aš nesakau, kad ir jinai yra super ten sveika, aš nežinau, nuo visko gali būti blogai iš esmės, taip, tai mes tą irgi faktą žinom, kur vėlgi kiekis vis tiek gros pirmojų smuikų, tą dalyką mes turime suprasti ir negalim sakyti, kad dabar mes tikrai galim valgyti tos daug raudonos mėsos, taip toliau, bet vėlgi kokybiška ir lėsesnė raudona mėsa tikrai gali būti didesnės dalies, pavadinkim, žmonių būtent mitybos dalimi šitoje vietoje, jeigu tai yra subalansuota su visų kitų būtent produktų suvartojimu. Tai čia šitas dalykas, mes taip pat matom, kad vėlgi toliau, kaip ir visada, yra akcentuojamas didelis, taip sakant, dėmesys daržovių suvartojimu, ne tik šviežių, tačiau mes taip pat ten matome ir
raugintų daržovių, taip sakant, svarbą, kalbant apie mikrobiotos būtent naudą. Maistas bakterijom. Būtent tas pats maistas bakterijom. Tai vėlgi, visada apie tai mes kalbėdavom, taip, ir visada, taip sakant, tai būdavo akcentuojama ir mes tik dar kartą galim pabrėžti, kad ir kokias mes naujoves įdėtume į mūsų mitybos piramidę, tai neišspręs didelės dalies žmonių elgsenos tendencijų šitoj vietoj ir kad dėja, yra faktas, kad žmonės nesilaiko rekomendacijų šitoj situacijoje. Taip, tai tą dalyką turim pripažinti ir irgi ten dar daug darbo reiks įdėti, kad net ir ta nauja piramidė galiotų, veiktų ir parodytų kažkokius tikriausiai pokyčius visuomenė, nes pagal tai, kas yra pavaizduota, labai galim blogai nuspręsti, kasgi yra sveika, kas yra nesveika, nes dabar gaunasi, kad angliavandeniai yra nesveiki, ankštinės daržovės kažkur yra apačioje ir jos mums nereikalingos, o mes turime valgyti daugiau baltymų daržovių. Nėra čia pilnos logikos ir mes neprivalome taip suprasti. Galbūt mes matom iš problematikos pusės, kad šiais laikais visuomenė daugiau valgo angliavandenių, pavyzdžiui, negu, pavyzdžiui, tų pačių baltymų suvartoja, bet kokybė taip pat bus labai svarbi ir tie patys ir angliavandeniai ir baltymai vis tiek kažkokią dalį mūsų mitybos piramidei privalės sudaryti visais atvejais. Todėl vėlgi, net ir jeigu mes tam kalbėsim ir norėsim išskirti, kokie yra esminiai dalykai, kalbant apie pačios mitybos piramidės pokyčius ir galbūt tas esminės žinutės, tai viena iš jų, kuri vėlgi nesikeičia dešimtmečiais, tai yra tai, kad daržovės yra svarbios ir būtinos ir turime jas akcentuoti. Taip, ir neprivalom bijoti vaisių, jie irgi gali būti iš esmės kiekvieno mūsų mitybos dalimi ir tikrai jie ten nekelia cukraus ar ten diabetų nesukelia, nežinau, nesu matęs žmonių, kam vaisių vartojimas sukėlė kažkokios problemas šitoje vietoje izoliuotai. Taip, tada taip pat, ką mes matom, kas nematom, o skaitom dėja, kad vėlgi išlieka tas pats sočiųjų riebalų suvartojimo ribojimas. Nepaisant, kad steikas yra viršui pas mus, sočiųjų riebalų suvartojimas vis tiek yra ribojamas iki 10% nuo bendro kalorijų suvartojimo, nors ką mes ir matom iš literatūros, jeigu žiūrėsim net į dislipidemiją, į cholesterolio apykaitos problemas turintiems žmonėms, kad iš tikrųjų net dar geresni rezultatai yra pasiekimai, kai tas sočiųjų riebalų suvartojimas yra sumažinamas iki 6-8% nuo bendro kalorijų suvartojimo, bet vėlgi bendrai populiacijai 10% vis tiek toliau išlieka. Kalbant apie riebalus, daug dviprasmiškumų, mes matom vienoje eilutėje ir avokadus ir alyvuogių aliejų, bet matom ir sviestus, ir ten lajų, ar ten taukus kažkokius, kas kažkur persipina tikriausiai su logika šitoje vietoje, nes vėlgi moksliniai tyrimai tikrai nestovi už sviesto ar ten taukų vartojimo šitoje vietoje, tai čia irgi debatų klausimas, kodėl viskas taip buvo ten parašyta ir padaryta. Kiek tai verslo, kiek tai, nežinau, kitos buvo intencijos, negaliu pasakyti. Bet svarbiausias dalykas, ką aš šitoje vietoje, kalbant apie piramidę, noriu pasakyti, kad nepamirškim, kad tai yra, ši piramidė yra skirta Amerikos populiacijai. Amerikos populiacijai, kuri tikrai yra metaboliškai nesveikiausia šitoje vietoje ir mes negalim jos prilyginti vienas prie vieno prie mūsų būtent lietuvių, būtent viso gyvenimo būdų. Mes galime matyti, kas bus, jeigu taip, žiūrėdami į Amerikos populiaciją, tačiau mes negalim kartu paimti ir visas tas rekomendacijas paimti savo. Tai tikrai negalioja mūsų šaliai ir mes, mano akimis, turim labai daug gerų dalykų, kuriuos mes visada jau praktikavom, kalbant apie raugintos produkcijos kultūrą, kuri pas mus yra labai tokia įsišaknyjusi iš to vietų ir turim labai senas tradicijas, kalbant apie raugintų produktų suvartojimą, apie kefyro tą patį geriau, kur mums tai yra tas pats, ten yra wow. Kažkas naujo, taip, moksliniai tyrimai, kefyras pagerina glikemiją ten, tai ir taip toliau, ten kefyro vartojimas pagerina laktozės netoleravimą. Mums kaip savaime suprantamas dalykas, todėl nereikia labai stebėtis, mes daug ką turim savo ir ko turim didžiuotis ir apie tai privalom nepamiršti. O kad reikia valgyti kuo mažiau perdirbtą, kuo mažiau, taip sakant, sakau, kuo mažiau, taip sakant, pramoniniu būdu pagamintą maistą, faktas, tai visada buvo labai svarbus dalykas ir dabar, kad ir žiūrint į tą amerikiečių piramidę, mes matom tą patį dalyką. Galbūt tas šūkis you eat real food šiek tiek yra toks ir politinis, ir verslo ataskaitų turintis. Taip, skambi frazė, bet yra tame tiesos, bet mes neturim dabar sakyti, kad viskas buvo pas mus blogai. Vis tiek didelę dalį to
mes tikrai jau darome, tik vėl svarbu nepamiršti, vėlgi dar kartą prisiminti ir prisiminti. Bet žinai, sviestų į kavą gal nereikėtų dėti. Čia vėlgi mes žinom, kad ir pas mus yra žmonių, kurie net ir universitetų lygmenį tą dalyką rekomenduoja. Nežinau, kiek čia yra teorijos pas juos, kiek yra praktikos šitoje vietoje, tačiau, kokia yra iš to nauda? Nežinau, negaliu pasakyti. Ar gali būti neutralus poveikis? Gali. Bet ir gali būti kažkokia nauda? Nematau statistiškai, taip sakant, reikšmingos naudos šitoje vietoje. O kaip vertintum tokį fenomeną? Tikrai yra žmonių, kurie, kaip sakau, viską ant taukų kepa, blynus, ten mėsą ir jaučiasi sveikai, o yra žmonių, kurie atrodo kaip ir maitinasi sveikai, tikrai žiūri, ką valgo, kaip valgo, susižiūri, stebi save, bet jaučiasi blogai. Ir sako, vis tiek pučia pilvą, vis tiek tos išmatos kažkokios netokios. Kas čia per fenomenas? Tai yra fenomenas, kuris dar kartą mums pagrindžia, kad maistas tai yra tik viena iš sudedamųjų dalių to, kaip mes jausimės. Ir visko tik iš maisto mes nepaaiškinsim. Bus standartinis nuokrypis, kur žmonės, kurie viską ant taukų kepa ir gyvena būtent seną gerą gyvenimą. Dabar trina rankom turbūt pagal šitą piramidę. Tikriausiai. Sako, žiūrėk, aš tau sakiau, kad reikia viską gaminti ant taukų. Esminis dalykas, vėlgi, tas geras gyvenimas, tai yra labai santykinis aspektas, kam žmogui kas yra gerai, taip, ir kiek jis gali nueiti, ir kiek jis gali aukštų užlipti nepadusęs šitoje vietoje, tai čia dar daug debatų mes galim, taip sakant, padaryti. Plus nepamirškim, kad visos lėtinės ligos, jos vystosi ne vienerius metus. Ar mes kalbėsim apie metabolinį sindromą, ar mes kalbėsim apie širdies kraujagyslių ligas, aterosklerozę, tai ne vieną dešimtmetį besikaupianti liga. Ir taip, kai kurie žmonės tikriausiai turės daug apsauginių mechanizmų, tačiau ne visi bus taip pat apsaugoti. Ir čia tik klausimas, kada bus ta diena, kai grius sistema ir visas geras gyvenimas apsivers aukštyn kojom. Ne šiaip sau mes norime palaikyti žmonių sveikatą. Visas tas tikslas yra pastatytas, kad vyresnėme amžiuje mes galėtume ne tik, ten sėdėti, kalbėti, šypsoti, džiaugti, bet galėtume judėti, bėgioti, nejausti jokių skausmų, kas tikriausiai man pasakys, kad visada bus jie, bet taip tiesa, bet galbūt nors gebėti tą padaryti, priartinus tai, ką mes galėjom daryti, kai mums buvo 40 metų ir taip toliau. Taip, tai čia visas dalykas, kad mes 100% galėtume pasinaudoti savo tuo gyvenimu iki galo šitoje vietoje. Ir vengti kraštutinumų. Taip. Dar toks irgi būna tokia situacija, kad, sakykime, žmogus sako, negaliu nieko valgyti, visko pykina, tiesiog tas maistas toks neskanus, taip nesinori, o kitiems priešingai, maistas tarsi būna toks kaip streso malšinimo būdas, tas vadinamas emocinis valgymas. Tai čia perinant prie svorį mažinančių vaistų, ar tai vis dėlto yra tas pagrindinis sprendimo būdas svorio korekcijai, ar vis dėlto tai yra daugiau kaip papildoma priemonė ir tai neišspręs problemos iš esmės? Žvelgiant trumpalaikiai perspektyvoje, tai yra sprendimo būdas. Jeigu mes žiūrėsim ilgalaikiai perspektyvoje, tai ką mes matom net ir iš tų pačių studijų, jeigu mes kalbėsim tik apie medikamentinį gydymą be elgsenos, taip sakant, keitimo ir problematikos sprendimų, kuri pirmoje vietoje privedė prie būtent to pačio, pavadinkim, svorio augimo, tai dažniausiai išeitis yra netokios geros, kaip mes norėtume jas matyti. Jeigu mes žiūrėsime, taip sakant, į nutraukimus, tai per 1 metus žmogus gali, jeigu taip, bendroje populiacijoje, žmogui gali grįžti iki 2/3 numesto svorio šitoje vietoje. Tikrai dideli skaičiai, bet aišku, yra ir dalis žmonių, iš tikrųjų apie ką nekalbama, bet yra taip pat ir dalis žmonių, kuriams svoris ne tik, kad negrįžta šitoje vietoje, bet ir toliau krenta. Nuėmus vaistus. Tai irgi reikia pabrėžti, kad bus žmonių, kurie toliau sieks ir be vaistų, sieks savo gerų rezultatų ir palaikys esamą svorį.
kadangi... Bet tai vėlgi įsitraukia turbūt mityba ir ta gyvensena fizinis aktyvumas, nes jeigu, aš taip įsivaizduoju, kad vis tiek šiti vaistai tai yra toks kaip savotiškas tiltas turbūt, perimti tos naujus galbūt įpročius, mitybos įpročius, sveikos gyvensenos įpročius, tokia kaip, sakykime, savotiška galbūt pagalba padaryti tą greičiau negu be vaistų. Nes, kaip tu ir sakai, yra tas procentas, kur netgi ir nutraukus vaistus, tas svoris toliau krenta. Tai reiškia, kad žmogus galbūt jau būna įgavęs tos naujus mitybos ir fizinio aktyvumo, galbūt tas įprotis. Gali būti ir taip, bet mes žinom, kad yra dalis poveikio vaistų, kuri nebus susijusių su svorio kritimu. Taip, mes galim čia kalbėti apie inkstų sveikatą, širdies kraujagyslių sveikatą, taip, net imuninių ligų kontrolę. Taip, ką mes matom, kad vėlgi šitie vaistai gali turėti ten poveikio nepriklausomo nuo svorio kritimo. Tai tikriausiai čia bus kombinacija. Šitoje vietoje, kokią įtaką vaistai turės būtent gretutiniam lygom, būtent arba esminiam tiems uždegimio židiniams žmogaus organizmo. Ir kitas dalykas, kokį mes darbą padarysim būtent su savo elgsena, veiksmais tais pačiais, kaip mes atkursim savo raumeninį audinį, taip ir kokie mes iš esmės stiprus būsime palaikydami režimą. Režimo palaikymas sunkiausias dalykas šitą vietą. Ir aš labai, nežinau, gal kartais per drastiškai vis tą sakau žmonėms, kad nesidžiaugtų, kai gydytojas tik skiria vaistinį, o gydytoja, ačiū jums labai, kad skiriat vaistų. Sakau, dabar tik darbas prasidės. Taip, ir aš tada labiau pergyvenu, nesidžiaukit, dabar darbas. Reikės tikrai dėti darbo. Nebus taip, kad apetitas sumažėjo, taip, mūsų maisto porcijos pamažėjo ir viskas, gyvenimas klostosi gera linkme, svoris krenta, man viskas gerai. Ne viskas yra ant to pastatytas svoris, tai yra tik, nežinau, matavimo matas. Priklauso nuo to, koks audinys pas mus eis į apačią, taip, kaip mes savo medžiagų apykaitą išlaikysim, nes įsivaizduok, čia paprastas dalykas, taip, mes turime standartinę dietą ir mes turime dietą, kuri yra skatinamas su medikamentais. Tai aš vadinu, kaip nežinau, kokį Ferrari variklį, tai tik savo. Taip, tai tą patį dalyką ir čia gausi, kad viskas žymiai greičiau įvyksta. Taip. Kadangi viskas žymiai greičiau įvyksta, visos metabolinės adaptacijos taip pat labai greitai gali įvykti ir jeigu žmogus labai nuima savo kaloražą, taip, tai medžiagų apykaita tikrai labai greitai gali sulėtėti ir taip gaunasi. Aš po to ir klausiu žmonių, taip, žmogus ateina ir sako, jis valgo, aš valgo iki 1000, taip, aš klausiu, o kas po to? Tai aš eisiu į 800, 600. Ar mes, nežinau, krūvį dar labiau didinsim, ką mes darysim. Taip, labai mažai tada lieka įrankių, kuriuos aš galėsiu taikyti, kad išlaikyti jo medžiagų apykaitą, nes fiziologiniai principai tai tie patys bus po to. Taip, jie nepasikeis, ar mes su vaistais svorį mesim ar be vaistų. Ir mes tą patį dalyką turėsim daryti. Todėl, kuo labiau žmogus viską užspaus, arba, kaip sakau, visas kortas iš karto ant stalo mes, tuo mes po to daugiau kartais problemų su to dalyku turės. Todėl irgi labai protinga reikia mesti svorį ir nesidžiaugti, kai labai greitai krenta svoris, taip, nes jis po to stovi ir žmogus jau pergyvena, kodėl jis nekrenta, taip, neturėti tikslų pasiekti, nežinau, savo 25 metų svorį kaip pavyzdys, taip, o žiūrėti, ką kūnas gali dabar panešti ir ką mūsų aplinka ir mūsų galimybės gali patempti. Nes jeigu mes užsikelsim, taip sakant, per aukštus tikslus ir po to jų negalėsim įvykdyti, gali būti fiasko. Nusivylimas gali būti, taip, tikrai. Todėl būtent tas ir laikas skirtas, kai mūsų galbūt tas dopamino išsiskirimas yra subalansuotas, kai mes pavalgom maistą, mūsų netraukant užkandžiavimo, taip toliau išnaudoti tą laiką, keisti įpročius, keisti aplinką, pradėti nuo to, kas mūsų šaldytuve ir mūsų lentynose guli, iki mūsų elgsenos fizinio krūvio, tiek tiesioginio, tiek netiesioginio, taip, korekcijos. Neužtenka vaikščioti į sporto salę. Svarbu, bet neužtenka, nes vėlgi sporto salė, tai valanda krūvio, taip, jinai turės įtakos, nežinau, 10-15% mūsų medžiagų apykaitos, būtent dinamikai. Treniruotų žmonių atžvilgių daugiau, bet jeigu mes žiūrėsim spontaninį krūvį, taip, tai reiškia tai, ką bendrai žmogus daro per dieną, kiek jis vaikšto, juda, kaip jis rankomis mojuoja, kaip kažką daro, taip, tai yra labai svarbus dalykai, jeigu mes kalbėsim apie bendrą organizmo energijos išnaudojimą ir būtent šitas rodiklis yra labai variabilus ir gali kisti labai dideliais, taip sakant, rėžiais tarp skirtingų žmonių, priklausomai nuo to, kiek jie žingsnių padaro, kiek jie bendrai yra aktyvus, būtent savo kasdienį veikloje. Todėl sakau, yra daug labai sudedamųjų dalių, ką reikia atkreipti dėmesį, kad būtent tas medikamentinis būtent gydymas, kalbant apie nutukimo gydymą, būtų sėkmingas
Ne tik toj trumpoj perspektyvoje vartojant vaistus, bet ir taip pat atėjus laikui tuos vaistus nutraukti. Žodžiu, negalvoti, kad vaistai viską padarys už mane. Vaistai tik viena iš sudedamųjų dalių, net ir jeigu mes žiūrėsim tas pačias rekomendacijas, visada gyvensina eis kartu. Taip, gyvenimo būdo korekcija bus labai svarbi. Ir ar mes vartosim vaistus, ar mes eisime net ir bariatrinės operacijas, visur gyvenimo būdo korekcijai bus vieta. Ir tai yra labai svarbu, nevažiuoju, todėl ir nuo to reikia pradėti. Ir kuo mes būsim labiau pasiruošę, kuo geriau mes namų darbus savo padarysim, tuo geresnių rezultatų ir sveikatos galiausiai išeičių mes galime tikėtis. Aš turėjau netgi tokią situaciją, kadangi vis tiek pas mane ateina pacientai prieš skrandžio mažinimo operacijas pasidaryti gastroskopiją, skrandžio tyrimą. Tai viena moteris tiesiog atėjo profilaktikai kontroliai, nes pradėjo jaustis prasčiau ir kažkaip mes taip įsikalbėjom, jis sako, aš prieš 10 metų turėjau skrandžio apylankos operaciją ir aišku, jinai dabar, vėl yra nutukimas ir jinai sako, jeigu laikas grįžtų atgal, aš tikrai niekam nerekomenduočiau darytis tos operacijos, nes sako, pažiūrėkit, sako, į mane, man visas svoris grįžo. Tai kodėl taip? Ar tai kalti kažkokie užkandžiavimai, ar vis dėlto metabolizmas, ar netgi vaistų svorio mažinimui vartojimas, operacijos, ne visada yra tas galutinis sprendimas, kad tu numesi kardinaliai svorio ir tau jis visada išsilaikys. Kame čia yra problema? Nutukimas tai lėtinė liga. Vienas veiksmas neišsprendžia jos šitą vietą. Kaip ir kokia, nežinau, dislipidemija. Taip. Žmonės klausia, kam vartoti vaistus skirtus nutukimo gydyti, jeigu svoris tiek sugrįžta. Tas pats klausimas, kam vartoti statinus, jeigu jos nutraukus, vėl cholesterolis pakyla. Tai čia galim daug debatuoti šitoj vietoj, kokie mūsų galutiniai tikslai ir ar mes norim pagerinti žmonių gyvenimo kokybę, trukmę ar ne. Tai bet vėlgi, kadangi tai yra lėtinė liga, tai nereiškia, kad kai mes pasieksim tinkamą kūno masės indeksą, kuris mažiau bus 25-24, mes jau būsim sveiki ir viskas. Tai reiškia, jau visos rekomendacijos, kurios buvo taikomos mums iki tol, nebus mums reikalingos ir mes galėsim džiaugtis pilnaverčių gyvenimą, valgyti viską ir taip toliau. Ne, dėja, vis tiek didžiai daliai žmonių reikia vadovautis toliau tom gyvenimo būdo būtent rekomendacijomis, nes kaip ir būtent šitas Evelina pavyzdys, pacientis po bariatinės operacijos mums parodo, kad ir kartais neužtenka ir bariatinės operacijos, kad mes tą ligą pagydytume. Tai nereiškia, kad visiems tai gresia. Ne, tikrai ne, ir tai yra mažas procentas, kuriems tai atsitinka, bet tai dar kartą įrodo, kad vis tiek tų pačių, taip sakant, elgsenos pokyčių, fizinio aktyvumo pokyčių, taip sakant, tęstinumas yra svarbus tiek iki gydymo, tiek gydymo metu, tiek po gydymo, gyvenant per visą savo gyvenimą. Todėl, kuo mes tai padarysim labiau mums priimtinų dalykų, kad mes, kaifuotume, taip, kad mums patiktų tą dalyką daryti, taip, tuo mes geresnius rezultatus ir išlaikysime būtent ilgoje perspektyvoje. Kokios dažniausiai šalutinės reakcijos pasitaiko? Būna vis tiek situacijų, kad žmonės pradeda vartoti svorį mažinančius vaistus ir sako, jaučiuosi blogai, maistas stovi skrandyje, nevirškina, pykina, kyla rūgštis, arba kiti išvis sako, negaliu aš jų vartoti, nes labai man yra blogai. Gal dar kažkokių yra tų šalutinių reakcijų ir kaip tada spręsti, ar keisti į kitą vaistą svorį koreguojantį, ar iš viso nutraukti, kokia ta taktika būtų? Taip, dažniausiai tie šalutiniai reiškiniai, tai taip, dažniausiai jie būna susijęs su virškinamuoju traktu, dar tai ten papykinimai, ten vimdymo jausmas gali būti, gali ir rūgštis, pavyzdžiui, pakilti, taip, etc. Vidurių užkietėjimas kaip pavyzdys, taip, tai galbūt vienas iš tokių galbūt dažnesnių dalykų, gali tulžies sekrecija. Vėlgi, kaip sakau, kol šiaip tulžies pusės akmenligė, kai griežta dieta yra labai dažna būna, tai įdėk Ferrari variklį ir tą patį pasieksi dar greičiau. Todėl, vėlgi, pirmas dalykas, ką mes darom, tai vėlgi sprendžiam, kodėl tai atsitiko. Ar tai yra pirminė reakcija, nes dažniausiai, kai mes ilgiau vartojam vaistus, tai nueina jau visa simptomatika, tai žmogus jau gerai jaučiasi ir organizmas pradeda gerai toleruoti tą patį vaistą, ką mes matome ir iš studijų, kad būtent kažkur po 20 savaitės jau
tas toks stiprus slopinimas motorikos jau susilpnėja ir žmogus pradeda geriau toleruoti maistą ir kartais gali ir daugiau pradėti valgyti. Dviprasmis dalykas, kad pačios nenueiti irgi po to į per didelį maisto valgymą, bet mes matom, kad adaptuojasi žmogaus organizmas prie to motorikos slopinimo. Bet pirmoje vietoje tada sužiūrėti reikia bendrai mitybą. Taip, ar yra tas išlaikytas reguliarumas, ar žmogus, pavyzdžiui, pradeda per mažai valgyti. Štai tai, kas labai automatiškai gali pasireikšti, žmonės gali valgyti iki 3 kiaušinių per dieną ir jiems bus viskas gerai. Čia true story. Iš esmės tikrai ir tada, o kaip žmogus sako, klausia, tai ar valgote 3 kartus, sako, valgau. Taip, tai ar pakankamai pavalgau, soti esat, taip, soti esu. Atrodo, nereikia ir klausti, tai ką tu suvalgiai. Ar paklausti, tai ką valgiau, omletą valgiau, taip. Taip ir paklausti, iš vieno. Tai va, kažkas dar buvo, ne, aš soti buvau. Na ir viskas, taip mūsų čia pasakė, gerai, omletą valgiai, jaučiu 2 kiaušiniai, duonos valgiai kažką, bet jeigu pradedi giliau klausinėti, pasirodo, jis ten ir maisto neturi. Taip, kas gali ir užvesti visą tą kaskadą problematikos, kuri ir pasireiškia. Todėl kartais sustačius teisingiau maistą, duodant daugiau galbūt šilto maisto, daugiau tų pačių galbūt angliavandenių pradžių, taip, kad lengvesnis tas virškinimas būtų, mes galime išjudinti visus procesus. Jeigu reikia iš kietos konsistencijos, vėl kaip po bariatinės operacijos, galim perti biškį ant skysto maisto šitoj vietoj, taip, galbūt daugiau įtraukti jogurtų arba ten geriamų pieno produktų, arba ten sultinių įvairiausių trintų sriubų į pačią mitybą, kad paprasčiausiai lengviau virškintųsi maistus ir žmogus taip pat geriau jaustųsi. Tikrai tie dalykai padeda ir nemanau, kad tos pirmas pasirinkimas yra nutraukti visiškai vaistą. Yra tie sprendimo būdai, kuriuos galim padaryti. Kartais yra irgi toks dalykas, kad vėlgi labai greitai didinant dozę, ne greitai galbūt, bet vėlgi, kiekvienam žmonėm greitai, labai tikrai mes matome, kad tas apetitas labai nukrenta ir žmogui tikrai vargi tas pykinimas ir toks nenoras bendrai valgyti. Tada vėlgi, irgi tas klausimas kilo, galbūt biškį dozę mums reiktų pamažinti, kad žmogus geriau jaustųsi, nes vėlgi nepamiršim, kad kaip ir kalbėjom, negalime atiduoti visų laurų pačiam vaistui. Taip, tai man norisi, kad žmogus valgytų, man norisi, kad jis judėtų, gerai jaustųsi ir galėtų pilnavertiškai funkcionuoti, kol vartoja tos vaistus. Ir kartais irgi tos pačios dozės pamažinimas irgi gali būti trumpalaikiai perspektyvų racionalus sprendimas, kad mes tos simptomatikos pasireiškimą galėtume sumažinti. Trečias punktas, vieno vaisto keitimas į kitą. Irgi kaip opcija, kodėlgi ne, tikrai nematau tame problemos ir tai irgi vienas iš būdų, kaip galima sumažinti būtent simptomatikos pasireiškimą. Yra netgi 2 gydytojų stovyklos. Viena stovykla, kalbant apie tą dozę, ne? Vieni skiria labai didelę dozę iš karto, o kiti kaip tik sako palaipsniui didinti tą dozę. Tai kaip yra iš tiesų, kodėl nėra tos vieningos nuomonės? Čia geras klausimas. Aš nežinau iš tikrųjų tų gydytojų, kurie iš karto duoda didelę dozę, bet tikrai rekomenduoju jiems vadovautis protokolu ir pradėti nuo mažiausiai įvadinių dozių. Aš žinau, kad taip daug kas galbūt sakys, kad jos neveikia taip toliau, bet ne dėl to mes jas naudojam. Taip, tai mes dirbam su žmogumi šitoje vietoje, taip. Ir kadangi mes dirbam su žmogumi, mes turime stebėti jo simptomatiką, jo elgseną, taip, ir būtent dozuotės įtaka būtent žmogaus savijautį. Todėl ir būtent ta gradacija yra padaryta, kad mes palengva įvestume jį šitoje vietoje į visą protokolą, į visą sistemą ir netyčia nepražiopsotume kažkokių dalykų, kurie po to mus paskatins tą dozę mažinti. Taip, todėl vėlgi, yra tas protokolas, yra oficialus protokolas, kur reikia vadovautis, todėl ir tas palaipsnis viso dozavimas ir skirimas pačio vaisto turėtų būti pirmo vietoje propaguojamas ir taikomas. Žodžiu, vis tiek reikia viską daryti palaipsniui, stebėti save ir tą dozę koreguoti, tada jau su gydytojo priežiūra būtinai. Čia tiesa ir aš nežinau, kur skubėti šitoje vietoje. Matot, žmogus visada nori greito rezultato. Tas tiesa. Ir todėl ir reikalinga, žinote, kaip kitose šalyse prieš bariatinę operaciją reikia kokius metus praeiti mokymus, taip, kas tavęs laukia po, taip, kad tu galėtum būti jau, taip sakant, kandidatas bariatinę operaciją. Taip, mes metus turim. Čia mes taip, per vieną dieną.
irgi reikia pasiruošimo, reikia viską paaiškinti žmogui taip, kad jis suvoktų, kas jo laukia, kokie yra principai, kuriais jis privalės vadovautis, kaip jis turės keisti savo aplinką, gyvenimą patį ir kokie yra mūsų tie tokie trumpalaikiai būtent tikslai, kokie yra ilgalaikiai tikslai šito vietoje, ne tik apie svorį kalbant. Svoris tai yra, kaip sakau, viena iš sudedamųjų dalių. Taip. Elgsena, esminis dalykas, kuri galbūt mažiau yra apčiuopiama, bet super svarbi, jeigu mes kalbėsim apie mūsų svorio išliekamumą ilgoje perspektyvoje. Todėl ir tas, taip sakant, todėl tas laikas irgi yra labai svarbus ir būtent ypač jeigu kalbėsim apie gradavimą pačios dozuotės ir bus skirtas tam, kad mes kiekvieną kartą susitikdami su pacientu galėtume kuo daugiau jo išklausinėti ir kuo daugiau būtent problemų, būtent kurios būtų, arba tų, kaip sakau, red flagų, kurie būtų susijęs su svorio kontrolė, galėtume išspręsti. Ir todėl, sakau, tai ne tik yra vaistų paskirimas, tačiau tai taip pat visas procesas būtent gyvenimo būdo aspektų pokyčio, kuris yra labai svarbus, jeigu mes kalbam apie medikamentinį nutukimo gydymą. Na gerai, grįžtant prie laidos pradžios, minėjai vieną iš mitybos principų ląstelienos suvartojimą. Aha. Tai skaidulos čia kaip irgi labai yra svarbios. Svarbios. Čia įdomus dalykas irgi, jeigu mes kalbėsim apie medikamentinį nutukimo gydymą, kad ne visada mes galim taikyti tas pačias rekomendacijas, ką mes kalbėtume apie žmonės, kuriems nėra taikomas medikamentinio nutukimo gydymas. Nes jeigu mes statysime savo tokią taisyklę, kad, o čia nesupraskit manęs klaidingai dabar, bet galbūt aš kartais praktikoje matau, jeigu žmogus vadovaujasi gliukozės revoliucijos teorija ir pirmiausia privalgo daug daržovių, kurie užkemšo jo skrandį, tačiau jis negauna tada nei baltyminio maisto, nei labiau energiškai turtingo maisto, mes galim turėti fiasko šitoje vietoje. Todėl ne visada daržovės, taip sakant, valgyti pirmoje vietoje yra racionalu. Ir jeigu mes matom, kad tikrai virškinamasis traktas yra jautrus, į didelio kiekio negali paimti, tai aš pirmiausia jį skatinsiu suvalgyti galbūt tą baltymų jo dozę, taip, arba bendrai kažkokio maisto, kuris kažkiek nors energijos duos prieš valgant daržovės. Ir čia mes sakau, turim būti labai jau labai kritiški ir labai, taip sakant, todėl aiškiai išaiškinti pačiam pacientui, taip, kas yra svarbu ir kokiais atvejais, ką mes darome. Taip, kada mes galim daugiau valgyti daržovių, kada galbūt, kaip sakau, pabandom galbūt vieną tarpinį maistą įdėti, galbūt padažinti valgymus, iš 3-4 padaryti. Nereiškia, kad reikia 4 kartus valgyti. Galima tą patį maistą per pusę suvalgyti. Taip, galbūt galvoti apie kažkokius maisto pakaitlus, etc., kad tik kuo daugiau komforto būtų. Kuo labiau komforto suteiksim, to geresnį rezultatą šitoje vietoje turėsim. O kalbant apskritai apie kiekvieną iš mūsų, kiek mes tų skaidulų turėtume suvartoti per dieną, yra dar tokios net išskirtos tirpios, netirpios tos skaidulos, kuo iš čia skiriasi, ar mums čia visiems jų reikia, kada mes galim vartoti daugiau, kada geriau reikėtų privengti? Taip. Bendrai žmogui per dieną reikia kažkur suvartoti nuo 25 iki 35 kažkur gramų skaidulų. Niekam tai nieko nepasako literaliai. Tai galbūt mes sakykime, kiek atrodytų lėkštėtės. Tos šaltinius, tai jeigu žmogus nors 3 kartus valgyti ir turėtų nors apie 1/4 lėkštės, galbūt daržovių ir nors kartą 2 grūdinę kultūrą, kokią tikriausiai mes surinksime, būtent tą kiekį ląstelienos, būtent kuris yra rekomenduojamas. Ir jeigu mes kalbėsime apie bendrą populiaciją, tai valgydami tiek vaisius, tiek daržovės, tiek grūdinę kultūrą, mes gausim ir tų ir tirpių, ir netirpių tų skaidulų ir tikriausiai nereikia ten labai daug kažkam žinoti, ko jis kiek suvalgė. Mes tik jau po to einam į individualumus, kur galbūt vienoje situacijoje didesnis kiekis tirpių skaidulų gali mums būti naudingas, kitoje vietoje galbūt netirpių. Kuo jos skiriasi? Tai skirtumas paprastas. Taip, tai kadangi tai yra ta nevirškinamoji maisto angliavandenių dalis, taip, tai vėlgi jinai praeina, taip sakant, nepaliesta iki virškinamojo trakto. Ir jeigu mes kalbėsim apie tirpes skaidulas, taip, tai ko jos išsiskiria, kad jos, taip sakant, pas mus žarnyne, taip, kai yra pakankamai ir vandens, taip, jie sudaro tą gelinę tekstūrą, kuri šiek suminkština mūsų iš esmės pačias išmatas, tai pagerina tą patį tuštinimąsi, bet taip pat parodo labai gerą rezultatą, kalbant apie glikemijos kontrolę, cholesterolio tą pačią kontrolę, taip, ir bendrai tos virškinamojo trakto būtent funkcionavimo palaikymą. Ir taip pat mes turime netirpes skaidulas. Turim netirpes skaidulas, kurios jau
nesifermentuoja, galima sakyti, šito vietoj, nebent jeigu mes kalbėsime apie atsparųjį krakmolą, tai reiškia vėlgi jos jau praeina bendrai nepalietus pro virškinimo trakto būtent kanalą mūsų ir labiau atsakingus už peristaltiką šitą vietą. Taip, tai jeigu mes turime galbūt vidurių užkietėjimą tą patį, taip, kur mums būtent tos netirpios skaidulos galėtų būti naudingesnis. Bet vėlgi, su maistu mes gaunam to ir to. Nebus tikriausiai kažkokio vieno produkto, kur būtų tik ten, nežinau, tik tirpios skaidulos. Taip, tirpios, dabar netirpios. Būtent. Čia mes einame galbūt jau į problematikos kartais sprendimus šitoje vietoje ir tada jau skaidulos mes galim dar labiau skirstyti, taip, nes tos pačios tirpios skaidulos, jos gali būti irgi dalinamos į tokias, kurios stipriai gali gelinę tekstūrą sudaryti ir mažiau gelinę tekstūrą sudaryti. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes kalbėsim apie dirgliosios žarnos sindromą, vienos tirpios skaidulos bus geros, kitos gal netokios geros. Ten inulinas, fruktooligosacharidai, galaktooligosacharidai, tirpios skaidulos, tačiau gali dirginti mūsų virškinamąjį traktą, gali pilopūtį mus skardinti. Ten iš kitos pusės kokie beta-gliukanai, dalinai hidrolizuota guaro derva, pavyzdžiui, tirpios skaidulos, tačiau irgi jau netaip dirgina, pavyzdžiui, virškinamąjį traktą ir gali būti labiau naudingos. Nu ir žaidimas jau atsiranda, va čia jau ateina individualumas. Taip? Niuansai. Jeigu mes kalbėsim čia jau apie skaidulų papildus, kur jau turim būti labiau tikriausiai tikslus, kokią problemą mes sprendžiam šitoje vietoje. Taip, kad padėtume žmogui, tačiau nepakenktume jam šitoje vietoje. Tokia būklė divertikulitas. Po divertikulito, divertikulų uždegimo, pavadinsim, tai yra kišenė storoji žarnoje, kur gali atsirasti uždegimas. Tai ar galima po to, sakykime, po to epizodo, turint apskritai divertikuliozę, vartoti skaidulas? Ar tai nesudarys kažkokių papildomų kamščių, sakykime, ar tai yra saugu, ar tai neišprovokuos antro divertikulito epizodo? Na, skaidulos kažkokiu būdu vartosimės jas vis tiek. Taip, tikriausiai šitoje vietoje mes vėlgi neišvengsim tų skaidulų suvartojimo, bet pirmo vietoje raginčiau pagalvoti, kaip bendrai nuimti tos pagrindinius dirgiklius ir taip, ten didesnį kiekį tų netirpių skaidulų biškį pamažinti. Taip, tai iš esmės, kad kuo lengvesnis virškinimas būtų, kaip ir sakiau, pirmiausia, nuimam dirgiklius, taip ir palaikom tą tęstinumą, vientisumą. Jeigu matom, kad negalim toleruoti didesnį kiekį daržovių, galbūt kokį ten, nežinau, ir kokią dalinai hidrolizuotų guaro dervą galim pavartoti, bet nebūtų pirminė indikacija šitoje vietoje ir apseičiau be skaidulų suvartojimo, o daugiau kreipčiau dėmesį patį maistą ir aišku daugiau būtent į tokį, kuris daugiau tirpių tikriausiai skaidulų turėtų, tai neperspaučiau su šviežių daržovių didesniais kiekiais, su ankštinių daržovių vartojimu, riešutų, pavyzdžiui, vartojimu, taip, kas galėtų šitą būklę pabloginti. Taip, tai daugiau, taip sakant, tirpių skaidulų turinčio maisto, šilto maisto, taip ir to reguliaraus valgymo, pakankamos skysčių suvartojimo, taip, tai tikriausiai būtų esminiai dalykai, kuriais reikėtų vadovautis, jeigu mes kalbėsim būtent apie šį sutrikimą. Fermentuoti gėrimai. Turi naudos, ar čia daugiau tokia mada, marketingas? Kefyras turi, o kaip kalbėjom? Kefyras turi tikrai, tokių jau dokumentuotų tikriausiai naudingų savybių turi ir čia mes galim kalbėti apie tiek glikemijos kontrolę, tiek cholesterolio kontrolę, tiek net ir laktozės netoleravimo, taip sakant, tą pagerinimą. Tai dabar visi, kas klauso ir žiūri šitą laidą, visi kefyro stiklinę turi išgerti. Gaila, kad neturiu savo brando kefyro. Vadėja. Bet kalbant apie tos tokius gėrimus, kur parduotuvėse mes matom ir tikrai ir reklamose matom, kiek tai turi prasmės ir naudos, nes, logiškai taip galvojant, man taip, sakykime, gerai, aš išgėriau to tirpalo, to fermentuoto gėrimo, skrandė, tai pH-as tai labai mažas. Kaip apsaugomos tos bakterijos, kurios yra tame gėrime, ar jos tikrai pasiekia iš vis plonai žarnyną? Čia yra klausimas, kur mes ir neturėsim atsakymo, nors kai kurie fermentuoti gėrimai turi specifinės padermės, kurios prie mažesnio pH yra, tą tikrai dalyką žinau, bet kokios galutinės išeitis, mano akimis čia yra klaustukas, tai reiškia, mes neturime galbūt tokių tikslių indikacijų, kada mes jos galėtume skirti. Bendram sveikatingumui tikriausiai mano būtų ta didžiausia tokia nerekomendacija net pasakymas, kada aš galėčiau sakyti, vartok ir vartok. Tai viskas tvarkoja. Nepakenks. Bet ar pagerins? Bet ar pagerins, aš tada turėsiu klaustuką. Ir tikriausiai kaip gydytojas aš skirsiu kažką, kas turi galbūt tą tikslesnį kažkokį poveikį efektą šitoje vietoje. Tai
Galbūt galiu klysti, faktas, esu tik gydytojas dietologas ir galbūt nežinau, kaip gal dar kas veikia ir noriu dar daug patirties įgauti ir galbūt kažką įgausiu ir šitoj vietoj, bet kol kas savo tų protokolų sąraše neturiu kol kas tų fermentuotų kažkokių dalykų, kurios aš taip 100% galėtum rekomenduoti ir sakyti, kad ne kapsulę rinkis probiotiko, bet geriau išgerk fermentuotą. Šito neturiu, bet, mokslas juda į priekį ir laikas parodys. Ir galiausiai, vėlgi, aš nesu prieš jos nusistatęs ir daug žmonių vartoja ir jaučia, kad jiems mažėja pilvo pūtimą, pagerėja ten virškimas, peristaltika ir taip toliau. Džiugu, super. Bet čia gal įsitikinimas, placebas? Gal, koks skirtumas? Bet vis tiek veikia. Svarbiausia veikia. Tai man nepakenkia. Būtent, ir nekenkia, būtent, man tai svarbiausias dalykas. Jeigu suveikia toks dalykas, ta prasme, super. Su mažiau sąnaudų, kaip sakoma. Teisingai. Bet jeigu tai mes matom, kad mes geriam nesveikai ir tai pučia pilvą, ar yra kitos problemos, tada aš jau svarstysiu. Ne tai, kad produkcija netinkamas, galbūt tavo virškinamas traktas nėra tinkamas šitoj vietoj ir jeigu jau nori jį vartoti, palaukim, kai bus galbūt palankesnės tos sąlygos. Kita mada – detoksai. Ypatingai dabar pavasaris artėja, svorio nori numesti, žmonės žarnynus prasivalyti nuo parazitų, nuo dar kažko. Kokius mitus dažniausiai tenka tau išgirsti savo kabinete ir ar tikrai tie detoksai yra jau taip gerai ir galima čia visiems taikyti, nepakenksim savo organizmui, o gal vis dėlto reikėtų pasikliauti savo organizmu, savo kepenim, inkstais, plaučiais, oda ir žarnynu, nes jie atlieka detoksikacinę funkciją. Visiškai tikrai labai geras pastebėjimas. Kažkaip man pastaraisiais metais tai sumažėjo pas mane žmonių, kurie ateina dėl detokso, bet dažniausiai žmonės, kurie nori detokso, tai arba pas juos tikrai ten, žinote, vargina ten didelis stiprus pilvo pūtimai būna, taip, ar kažkokie bėrimai ant veido ir mes pradedam galvoti apie tai detoksus, didesnės eliminacijas ar ten žalių kokteilių vartojimą. Ar tai duos naudos? Galim taikyti protarpinį badavimą, tai duos naudos. Taip, tai šitoje vietoje mes galim taikyti grikių dietą. Tai duos naudos. Tikrai duos, nes mes taip sumažinsim viso, taip sakant, bendrai maisto suvartojimą. Pirmas dalykas, tai nuimsim krūvį. Jeigu nevartosim jokio perdirbto maisto ar ten dar kažko, kas mums pirmoje vietoje mums sukelia visą simptomatiką, tai tikrai visi tie požymiai pradės tvarkytis. Taip, bet kaip ir teisingai pasakei, turim galvoti, ogi kokie organai atsakingi už mūsų detoksikacinės funkcijas. Taip, ir jau pažiūrėti, ar tikrai pas mus viskas tvarkoja su tais pačiais inkstais, kepenimis, taip, kad mes jau galėtume sakyti, kad kažkur yra sutrikimas. Taip, dažniausiai nėra jau tokio tikriausiai objektyvaus sutrikimo, labiau yra simptomatika, kurią mes vadovavomės, ypač jeigu mes kalbam apie visus detoksus, kurie dažnai, taip sakant, yra propaguojami ir taikomi. Taip, tai nėra kažkokio organų sutrikimo, kuris būtų atsakingas už detoksus. Mano akimis, tai labiau yra trumpalaikis laikinas funkcijos būtent sutrikimas, kuris dažniausiai yra sąlygotas mūsų gyvenimo būtent būdo aplinkybių. Ir jeigu mes jau kalbėsim apie patį detoksą, tai aš pradėčiau nuo to, kad norėčiau tada bandyti stiprinti savo būtent organų funkcionavimą, kurie yra atsakingi būtent už tą patį detoksą. Ir čia jau galvočiau, inkstai ten pakankamas, ten tapas skysčių suvartojimas, taip, ten druskų balansų palaikymas, taip, jeigu kalbėsime apie kepinius, gliukozės balansų palaikymas, dislipidemijos kontrolės dalyką, aš jau apie tą dalyką net galvočiau, jeigu aš kalbėčiau apie detoksą ir kaip aš galėčiau jį pagerinti bendrai paėmus. O papildai, ar tikrai reikia visiems papildų? Dabar irgi labai madinga, daug reklamų, daug įvairių nuomonių, tiek internete, tiek visuomeniai, tiek ten kaimynas sakė, žiūrėk, čia vat geriau, tu pagerk, tau padės. Ar tikrai visiems reikia, ar vis dėlto reikėtų pradėti nuo tyrimų, pasižiūrėti, ko trūksta mūsų organizmui ir pagal tai rinktis papildus? Ar yra kažkokie galbūt top netgi papildai, kuriuos mes visi privalom vartoti, tarkim, šaltuoju sezonu? Topas tikriausiai yra tokių, bet vėlgi visi papildai dažniausiai tai arba deficitų korekcijai skirti, arba palaikyti funkcijom prie tam tikrų, specialių sąlygų, aš taip sakyčiau. Tai jeigu mes kalbėsim apie tokius dažniausius deficitus, taip, tai ką mes matom, tai aišku, tai yra vitaminas D,
Šitoje vietoje, kas gali būti susijęs su to, kad ir mes su tavim sėdėm po dirbtinę saulę dabar. Ir kalbant apie gretutinės ligas, nuo kepenų suriebėjimo iki bendrai viso metabolinio sindromo, kas irgi pablogina to pačio vitamino D įsisavinimą, arba tos pačios odos būklės, mes galim kalbėti apie žuvų taukus šitoje vietoje. Taip, mes tų žuvų taukų nejaučiam, taip sakant, ir tai toks dalykas, kuris labai dažnai skatina žmonės kvestionuoti, ką mes šios vartojame, bet vėlgi mes juos vartojame iš prevencinės perspektyvos. Mes iš viso net nelabai šviežios žuvies turim. Ir būtent ir tos šviežios žuvies dar neturime, mes labai daug šiaip beveik neturim. Todėl ir tas žuvų taukų dažniausiai vartojimas yra tame tikriausiai top sąraše, taip ką žmogų taip be klaustukų dažniausiai rekomenduojama vartoti. Po to visi papildai eina jau pagal poreikį, sakyčiau. Nebus tokio, kuris tiktų kiekvienam ir būtų visiems reikalingas. Tikrai tokio dalyko tikrai nebus. Dabar girdžiu magnis. Magnis irgi, kaip sakau, ar bus blogiau? Ne, nebus, gali vartoti tikrai. Bet tai būna viduriuoja nuo magnio. Nu, čia jau žaidimas ateina. Šiaip kai kurie net ir pasidžiaugia, kai viduriškėtėjimas prasimuša su magniu ir pastaiko į tą pigesnę formą. Pataikiau. Būtent taip. Bet jeigu mes kalbėsime apie magnį, tai taip, tikriausiai dabar irgi tos ant bangos yra mikroelementas ir skirtingų jų formų yra ir ypač tie žmonės, kurie nori labiau pasirūpinti savo miego kokybę, pavyzdžiui, renkasi vienokį tą magnį bisglicinatą. Mes matome tokį tą magnį, nežinau, daugiau, jeigu kalbėsime centrinę nervų sistemą, magnio treonato, pavyzdžiui, naudą, magnio malatai, tauratai ir taip toliau. Tai skirtingų tų magnių yra ir irgi vienas dažniau vartojamų. Ar didelė visuomenės dalis turi deficitus jų? Klaustukas šitoje vietoje. Bet jeigu mes įvertinsim įtemptą gyvenimo būdą, bemiegės naktis ir net didesnė tiek psichoemocinė apkrova, tiek viso organizmo apkrova, tai magnis gali būti tas naudingas dalykas. Bet vėlgi, prevenciniais, mano akimis, tikslais šitoje vietoje, arba jeigu žmogus tikrai turi kažkokį skundą arba sutrikimą. Nes, sakau, dauguma tų dalykų daugiau yra jau pagal kliniką ir simptomatiką taikomi ir tikrai nesu fanas to, kur tikrai reikia ten daug labai tų papildų ar preparatų vartoti, nes tikrai mes nežinom iki galo ir visų jų sąveikos ilgoje perspektyvoje šitoje vietoje ir kokį rezultatą ar tą naudą gaus iš jų žmogus. Vėl daug debatų galim šitoje vietoje daryti, kiek mums reikia būtent tų papildų skirtingų vartoti ir tikriausiai kokį lygį savo sveikatos mes norim palaikyti. Čia tikriausiai galbūt daugiau klausimas eina, kokiame lygmenį mes norime būti, nes aš žinau, be tam tikrų papildų galbūt aš būsiu silpnesnis ar nepadarysiu tiek, kiek dabar galiu padaryti, taip? Arba galbūt tam tikri procesai senėjimo vyks greičiau pas mane, negu turėtų vykti, tai mes irgi žinom, kad mokslas nestovi vietoj ir mes juos galim stabdyti, taip? Vėlgi, čia kiekvieno žmogaus jau pasirinkimas yra šitoje vietoje, ką jis darys ir tada, aišku, tas papildų jau sąrašas gali didėti. Bet neužtenka nueiti vien tik į vaistininką ir pasirinkti ten, man reikia magnio. Nu, tai ir paduos tau tą magnį, kaip tu ir išvardinai. Yra įvairiausių tų formų. Ir kiekviena forma vis prie kažkokios kitos situacijos yra skiriama. Tai gal geriau tada ne pačiam nuspręsti, kokį tą papildą pasirinkti, kad ir magnį, bet kreiptis į gydytoją dietologą, pasitarti. Bendrai kreiptis į gydytojus arba nori žinoti, su kuo pasitarti ir vėlgi, net ir vartojant papildus, svarbu irgi suprasti, sakant, kokius galbūt gyvenimo būdų, taip sakant, pokyčius mes taip pat privalome daryti, nes tai bus neatsiejamas dalykas. Jeigu mes norim to geriausio rezultato ir tą patį vartojimo testinumą, ar tai papildų sąveikas, ar ko galima tikėtis iš kokio papildo, taip, iš to pačio magnio, ne, kas gali ten paskatinti ten viduriavimą tam tikrais, jeigu per daug suvartoji, ar ten, nežinau, ten populiarusis, nežinau, berberinas, kuris kažkam gali ten glikemiją labiau numušti, arba per skrandį stipriau trenkti, taip, iki net mūsų populiariausių ten, įvairiausių ten kartumynų, žolelių arbatų, kur vos ne taip sakant, kai vandenį žmonės pradeda gerti, nepagalvoja. Taip, ir nepagalvoja apie šalutinės reakcijas. Ir po to, kaip ten trenkia per skrandį, tai ir trenkia per skrandį, kad reikia priimamai įvažiuoti. Ypatingai pavojinga tiems žmonėms, kurie vartoja krešumo reguliuojančius vaistus, tai tikrai gali būti įvairiausių sąveikų, netgi ilgą laiką vartojant. Teisingai, tai ir aišku, mes su tavim kalbam labiau iš tos klinikinės perspektyvos, jau ką galbūt mes matom ir tai nebūtinai tam visiems pasitaikys, bet tai dar kartą įrodo, kad kartais pasitarti, tai neskauda, tai gali mus daugiau edukuoti šitoje vietoje, tai kodėlgi to nepasinaudoti.
Dar tokia situacija iš tiesų dažnai pasitaikant, ypatingai gal moterų tarpe, sakyčiau, žemas feritinas. Labai tikrai mažos tos geležies atsargos ir sako, išbandžiau viską, visokius papildus geležies išvartojau, vis tiek kaip žemas tas feritinas, čia nekalbam aišku apie tą intraveninę formą, kur ten susilašina ir smūgiškai ten pakyla, bet kalbam apie tuos geriamus, sakykime, papildus ir tikrai būna situacijų, kai žmonės viską pastikrinę, tikrai nėra organinės patologijos. Kokios dar gali būti priežastys, dėl ko taip yra? Ar vartojimo kažkoks dažnumas, ar nesilaikymas gali būti, o galbūt čia tokį svarbų vaidmenį žaidžia ir žarnyno mikrobiota? Gali būti, nežinau, man visą galvos skausmas būna šitais klausimais ir mes galim sakyti, kad mes negaunam pakankamai, mes nepakankamai gauname geležies su maistu. Faktas, tikrai negaunam ir ant to reikia padirbėti. Su raudona mėsa. Kad ir ta pati raudona mėsa, pavyzdžiui, irgi kepenėlių su bulvių koše nesiskaito. Antras dalykas, mes žinom, kad jeigu kalbėsime apie elgseną, tęstinumas ir nuoseklumas nėra geriausias žmonių bruožas ir ar mes nespėjom suvartoti geležies, ar po to galbūt tą kavą vartojam, taip, ar galbūt kažką iš pieno produktų daug kalcio turinčio, ar šiaip mes esame veganai, kokie esame ir daug ląstelienų suvartojam kaip pavyzdys. Taip, ir tas dalykas gali bloginti situaciją. Mes galim kalbėti taip pat apie mūsų virškimo trakto būklę. Taip, tai nebūtinai gal mikroflora, galbūt pas mūsų skrandžio rūgštingumo yra problemos šitoj vietoj, o galbūt net ir poreikiai didesni, o galbūt skydliaukės problemos pas mus yra, dar nesužiūrėt, aišku, čia organinės problemos jau ateina, galbūt ir aš čia kapstausi, bet jeigu apie tas paprastas, tai gali būti vėlgi fizinis krūvis labai dažnai būna pas moteris, ypač labai dažnai būna tas dalykas, jos ne tik, kad nesuvalgo pakankamo kalorijų kiekio, taip, bet ir dar nepakankamai atsistato, kas gali padidinti to tokio baltymo hepcidino būtent kiekį, kuris gali slopinti, blokuoti būtent patį įsisavinimą pačios geležies ir kartu su fiziniu krūviu, ypač jeigu apie ištvermės krūvį mes kalbėsim, būtent tie netekimai gali būti žymiai didesni, ypač moterų tarpe. Taip, toliau irgi galvoti, kaip mes galim dozuoti savo kaloražą fizinių krūvių, šito vietoj taip pat yra labai svarbu, iš tikrųjų. Tai va, o gali būti ir, nežinau, kas gali būti iš tikrųjų. Dar iš tų neorganinių. Nes dažniausiai aš pirmoje vietoje vėlgi galvočiau apie tai, kas pas mus yra su maisto, suvartojimo dalykai, arba, sakau, gyvensenos jau tada aspektai. Tada gyvensenos aspektai. Ar gali būti kalta mikrobiota? Gali būti. Bet gali ir nebūti. Sunku, kaip mes įvertinsim tą dalyką. Pasitaiko kartais situacijų, kad ateina žmonės jau pasidarė tos genetinius molekulinius žarnyno mikrobiotos tyrimus ir būna tikrai ten ir pralaidumas, ir disbiozės. Tačiau problematika. Čia jau problematika. Tačiau, exactly, mes einam vėlgi problematiką šitą vietą. Netgi tada atrodo, kad ir kaip ir susikoreguoja jie tą mitybą, ar ne, papildus vartoja dar papildomus, kad atstatyti tą visą balansą ir vis tiek išlieka žemas feritinas. Ir tas nuovargis, ir silpnumas, ir traukia prie žemės, ir plaukai ten slenka, nagai lūžta. Žodžiu, padėkit, darykit kažką, man negerai. Tai vis tiek kažkur tai lieka galbūt tų idiopatinių tokių priežasčių, kur, nebežinai jau. Idiopatinių priežasčių visada bus, bet, pavyzdžiui, iš praktikos, jeigu yra ir disbiozės ir taip toliau, žmogus dažniausiai, aš prielaidas galiu sakyti, kad yra taikoma eliminacinė mityba, žmogaus racionas tikrai nėra pilnavertiškas ir dar galima daug prie ko prisikapstyti, prisiknisti. Nes galbūt žmogui atrodo, kad jis valgo sveikai ir taip, kaip reikia. Bet iš tiesų, kaip pradė klausinėti. Sveikai ir tikslingai, du skirtingi dalykai ir kokiame, iš esmės, prie kokių aplinkybių mes apie tą dalyką kalbam. Todėl ir labai dažnai mes galim susikoncentruoti ties vienu dalyku, bet pamiršti būtent kitus aspektus labai mums svarbius. Bet vėlgi, kaip sakau, kiekvienas žmogus yra labai skirtingas. Ir labai unikalus. Ir aš manau, daug kas iš klausytojų galbūt kažką reflektuos ir prisimins, o galbūt ir turės kažką pagalvoti, pasakyti, kaip jiems tai buvo. Ir aš tikriausiai, žinai, ką aš labai mėgstu, deja, nežinau, čia galima juoktis ar gal verkti,
Man kartais tikrai patinka paskaityti, žinai, tų pacientų forumus, kokį Redditą paskaityti, pažiūrėti, kaip ten vyksta, kokios simptomatikos problemos, nes daug ką ten gali pamatyti, susekti, pastebėti, ypač kai žmonės dalinasi savo patirtimis, kaip kas buvo diagnozuota, taip, tai vos nekeis reportų skaitimas toks gaunasi, kur daug įdomybių gali sužinoti ir galbūt irgi kažką jau, žinai, sujungti iš karto galvoju, kas nuo ko ten gali būti. Dar kartojasi tos situacijos. Būtent, taip, tai va, tai tokie dalykai irgi iš tikrųjų yra labai naudingi ir džiaugiuosi, kad žmonės dalinasi būtent tom savo patirtim iš tikrųjų, nes juos ir mūsų gydytojus, gerai, mane kartais nukreipia būtent. Paedukuoja. Kalbant apie sportininkus, atrodo, ypatingai profesionalius sportininkus, atrodo, kad kaip ir maitinasi taip, kaip reikia, ar nelaikosi tų mitybos principų, bet būna tikrai situacijų ir mano kabinete tikrai ateina ir kreipiasi, sako, labai kietėja viduriai, labai pučia pilvą ir nesuprantu kodėl, nes atrodo, kad kaip ir maistą susižiūrėjęs esu, bet savijauta yra nekokia. Kur čia gali būti problemos? Gal vis dėlto ta mityba nėra tokia jau gera tam sportininkui? Jeigu būtų seniai laikai, pasakytum, nesportuok ir viskas susitvarkys iš tikrųjų. Dažniausiai man tai rekomendacijos tai gydytojai duodavo. Bet vėlgi, pirmoje vietoje nepamiršti, kad sportuojantis žmogus tai yra tas pats žmogus, ta pati fiziologija. Tai reiškia, kad ir tos pačios problemos, taip, nuo visų organinių problematikų, nuo gastroezofaginio refliukso iki Helicobacter pylori problematikų ir taip toliau, viskas jiems gali būti būdinga. Po to mes tik einam jau į tam tikrus specifiškumus šitoje vietoje, taip, ir mes jau čia galim kalbėti taip apie patį fizinį krūvį, jo kiekį ir žmogaus gebėjimą atsistatyti ir kaip jis visą mitybą dėlioja apie tą fizinį krūvį, nes fizinis krūvis turi savo tokių labai įdomių būtent fiziologinių ypatybių. Taip, tai pirmas dalykas, jeigu mes kalbėsim, ir dažniausiai su tuo susiduria kas ištvermės sporte esantis atstovai, nes ten būtent simptomatikos susijusios su virškinimo trakto problemomis procentas gali siekti net 50%, kad nors kartą yra patyrę būtent atletai kažkokias problemas su virškinimo trakto būtent funkcionavimu. Ir priežastingumas labai didelis, labai platus yra. Pirmas dalykas, turim suprasti, kad vėlgi, ypač kai yra tęstinis, intensyvesnis fizinis krūvis, tai būtent virškinamajam traktui, būtent pačiai kraujotakai būdingas tas vadinamas persiskirstimas. Taip, kad vėlgi didesnis kiekis kraujo išeina pas mus iš virškinimo trakto, ne eina ir patį raumenyną. Tai yra tas pirmas sluoksnis. Taip. Antras sluoksnis tai yra stresas. Kas dažniausiai būna, kas gali atpalaiduoti ir mūsų rauką tą patį stemplės, taip gali sulėtinti šitiek motoriką, kitiem gali paskatinti ir pilvo pūtimus ir tą patį dažniausiai tuštinimąsi, taip, ypač kai yra tas didesnis visceralinis hiperjautrumas, taip ir dar labiau pūminti pačią problematiką. Trečias dalykas, tai yra neracionali mityba. Taip, tai ką mes valgom iki krūvio, ką mes valgom krūvio metu ir iš karto po jo, taip, įvertinant visą mūsų gyvenimo būdą. Ir mes čia galim kalbėti apie nuo kavos pavartojimo su pienu prieš patį ten sportą iki per vėlaus pavalgymo kompleksinio maisto ir pas mus viskas skrandė stovi, jis nėra pripratęs prie to. Nors, vėlgi, šitoje vietoje ten irgi viską galima ištreniruoti. Esu turėjęs žmonių, kurie, nežinau, ten Hesburgerį valgo prieš sportą ir viskas jiems gerai būna ir aš sakau, okei, varom toliau, iš esmės viskas gerai, nebūtina valgyti ten košytes. O būna, kas valgo grikius ir ten ryžius ir viskas blogai būna. Taip, tai vėlgi, čia jau tas atskiras dalykas. Tai va, tai yra vėlgi ta pati praktika labai svarbi, taip pat, kuri šitoj vietoje irgi gros to pirmoji smuiku. Nu ir, aišku, nepamiršti apie skysčių suvartojimą, nes trečias dalykas, kuris gali paskatinti tą vadinamą leaky gut ir tai yra termoreguliacijos sutrikimai ir dehidratacija, kurie eina koja į koją kartu šitoje vietoje ir gali pabloginti visą šitą reikalą, nes vėlgi suprasim, kad skystis tai kaip, nežinau, mašinoje aušinimo skystis. O net tas pats ir čia dalykas. Pas mus ten šiluma kaupiasi, jeigu mes skysčių pakankamai nesuvartosim, taip tai nebus recirkuliacijos į mūsų paviršinius sluoksnius ir gali būti fiasko, taip? Todėl vėlgi skysčių suvartojimas irgi yra labai svarbus dalykas, ką reikia praktikuoti ne tik krūvio metu, bet ir aplink krūvį ir kiekvieną dieną. Ir dar vienas svarbus dalykas, taip pat nepamiršti, ką ir minėjau pradžiai, kad sportuojantys žmonės tai taip pat yra žmonės ir tas pats dirgliosios žarnos sindromas jiems taip pat yra būdingas.
jeigu įvertinsim, kokį psichologinį krūvį turi būtent nešti ant savo pečių kartais sportuojantys žmonės, ir kaip jie, čia kaip, nežinau, kaip prieš kiekvienos varžybos ar kažkas jiems gali būti kaip egzaminas, taip nežinau, kaip pasirodymas ir savo vertės įrodymas, kai kuriem tai net paprasčiausiai tai yra jų ateities klausimas, taip. Kuo jie bus, taip sakant, po vieno ar kito, taip sakant, varžybų periodo. Todėl vėlgi psichologinė našta labai dažnai būtent gali trikdyti būtent sportuojančių žmonių gyvenimo būdą, kas, kaip ir mes kalbėjom, gali paveikti ir viršamąjį traktą. Todėl ta pati dirglioji žarna, jinai nėra dažna ir vėlgi, aišku, tyrimų nėra daug su būtent sportuojančiais padaryta. Ir dar čia klausimas, kas yra sportuojantis, kas yra personus, kas yra rekreacinis, taip toliau, bet tai gali siekti iki 10% bendros populiacijos būtent sportuojančių. O sporto papildai, kokių nerekomenduotum vartoti? Kreatiną. Šitoje vietoje rekomenduotum? Nebus universalaus papildo, kurį rekomenduočiau vartoti. Pradėkime nuo šito dalyko, viskas eina po to jau pagal indikacijas, taip, pagal kažkokį poreikį. Kažko universalaus tikrai nebus. Ir nepamirškim, kad jeigu mes žiūrėsim profesionalių sportuojančių būtent papildų visą spektrą, tai ten irgi bus vitaminas D, magnis, kurio labai reikia fiziniam krūviui ir raumenų kontrakcijai. Ten bus žuvų taukai tie patys, taip, ten bus elektrolitai, nors čia irgi toks debatų klausimas, kam, kokiam situacijom reikia tų elektrolitų. Šitoje, tai kreatinas ne pas visus bus, bet kalbant apie kreatiną, tai tikriausiai vienas labiausiai ištirtų ergogeninį poveikį turinčių būtent produktų sporte. Šitoje vietoje, kas prisideda būtent prie jėgos, būtent padidėjimo, jeigu mes kalbėsim apie sportus, kuriems reikalingi kažkokie būtent tokie sprogstamosios jėgos reikalaujantis etapai, tai kaip ten, nežinau, jėgos trikovė ir taip toliau, arba kam tokie sportam, kuriam reikalingi kažkokie greitesni pagreitėjimai, taip, būtent, kurie reikalauja būtent tos sprogstamosios jėgos. Bet ne visiems reikia kreatino. Ar visiems, žiūrint pagal simptomatiką, mes galim kalbėti apie raumenio audinio išlaikymą, mes galim kalbėti apie kognityvinių funkcijų palaikymą, tai tikriausiai gausis visiems. Gali būti jis naudingas prie tam tikrų aplinkybių. Čia tik klausimas, ką mes sprendžiam šito vietoje ir tai mums tada apspręs, kokias dozuotės ir kaip, kada mes privalom jį vartoti, kokius ciklus daryti, kada daryti pertrauką nuo jo, etc. Tai vėlgi, tai vienas iš tų dalykų, kas gali padėti. Kartu kaip ir tas pats kofeinas, pavyzdžiui, taip, ir jau tada eina jau kiti papildai, būtent, bet tai vėlgi pagal poreikį jau pas mus einantis preparatai. O ko jau tikrai nerekomenduotum? Sakytum, kad, jau į šitus tai net nežiūrėkim. Sporto papildus. Net nėra diskutuojama ir neinam į kalbas. Iš sporto papildų. Iš sporto, ne? Iš sporto. Mes galim kalbėti apie aminorūgščių papildus, bet tikriausiai mes ir kad ir mokslinė literatūra rodo, kad jie tikrai jokios naudos neduoda, bus žmonių, kuriems jie gali būti naudingi prie tam tikro laikotarpio ir manau, sportuojantis sportininkai, būtent kūnų rengybos sportininkai galės tą dalyką patvirtinti tikriausiai, kad tam tikrais etapais aminorūgštys gali būti naudingos, tikriausiai tik didesniais kiekiais, negu tai yra vartojama. Tai sunku net pasakyti, jeigu kalbėsime bendrą populiaciją, tai taip, galbūt tos pačios aminorūgštys, tas pats galbūt ten gliutaminas, vėlgi ta pati aminorūgštis, net ir tie patys ten, nežinau, išrūgų baltymai ir visi milteliai, taip toliau. Tai jeigu beje, galbūt jie net iš tikrųjų, kodėl, nes vėlgi suprašom, kad tai yra maistas, taip, nuo jų ten raumenys ten didesni neužaugs, jeigu mūsų mityba nebus ten subalansuota. Tai yra tik pagalbininkas mums surinkti visas reikiamas maistinės medžiagas. Tai iš šitoj vietoje, jeigu kalbėsime apie išrūgų baltymus, bet kokią formą, tai, kaip sakau, tai yra tik papildinys, vis tiek tas maistas bus mums kaip bazė, todėl vat šitą tikriausiai retai, taip rekomenduoju, jeigu mes kalbėsim, vis tiek stengiuosi, tai jo, šiaip prieš nosį buvau, iš tikrųjų, šiaip net nepagalvojau, nes vis tiek stengiuosi, kad didesnę tą maisto dalį mes surinktume iš to tikro maisto, taip, o ne iš papildų. Tenka susidurti su sportininkais, ateina, sudėlioja jiems mitybos planus? Tenka. Tenka susidurti. Su kokiais iššūkiais susiduri? Šitoje vietoje verta suprasti, kad labai dažnai maistas tai yra paskutinis džiaugsmas sportuojančių rutinoje. Ir
kai reikia jį koreguoti, o dar labiau, kai reikia atimti, mes galim sulaukti skirtingos iš esmės emocinės išraiškos. Tai iš tikrųjų iššūkių yra labai daug šitoj vietoj. Sportuojančių žmogaus, ypač jau kalbėsim apie kažką, kas sportuoja profesionaliau, mityba yra labai dinaminė, kintanti. Ir ypač jeigu kalbėsim dar apie ištvermės sportą ir eina ten ciklais pasiruošimais, pavyzdžiui, taip, priklauso nuo to, kokiu mes tikslų siekime. Todėl jinai labai svyruoja ir gali šokinėti ir keistis diena iš dienos. Todėl... Disciplina, ar ne? Ir disciplina, turi būti. Kiek disciplina, kiek gebėjimas komunikuoti tikriausiai su manim ir man su jais ir kuo labiau perprasti juos, ką jie jaučia, Taip. Kaip jie masto, arba kokį poveikį daro vienas ar kitas būtent mitybos, būtent strategijos būdas jiems, tai yra svarbiausia. Šitoje svarbiausia tikrai, nes netyčia, jeigu kažką pražiopsosi ir neišgirsi, mes galim, taip sakant, rizikuoti tų pačių rezultatų, taip sakant, blogėjimu. Todėl čia yra svarbiausias komunikavimas ir darbas. Kuo daugiau man pasakys, tuo labiau aš suprasiu. Taip, kas vyksta su krūviu, kas vyksta su jo sporto karjera, su jo gyvenimu, tuo pačiu, kokie iššūkiai yra, kaip jis jaučiasi bendrai, taip sakant, su pačiu maistu, ne tik prieš save, o prieš kitus žmonės, taip, koks yra jo socialinis gyvenimas, kokie yra ten iššūkiai, ar nėra problematikos, nes, sakau, psichoemocinės problemos yra labai dažnos sportuojančių tarpe ir maistas, tai yra vienas iš tų dalykų, kuris gali arba pagerinti, arba pabloginti juos. Ir todėl turim būti labai lankstus ir suprasti būtent sportuojančių žmonių norus, ir nenumoti ranką būtent į tai, kad jie irgi nori būti kaip paprasti žmonės, nueitų suvalgyti picus ar dar kažką. Turim rasti tam sprendimo būdų, kad ne tik kad rezultatams nepakenktume, bet ir nepakenktume pačio sportuojančių žmogaus norui. Emociniai būsenai. Norui tęsti. Norui tęsti. Jeigu mes norėsim, kad jam visada ant tos dietos pasodinsim ir dar kažką, tai irgi ne variantas, taip. Tai irgi mes turim galvoti, kaip mes galim edukuoti jį, taip, kaip mes galim padaryti, kad jis būtų stipresnis, atsparesnis psichologiškai tam tikriems, taip sakant, pokyčiams. Ir čia tik liepti neužtenka, mano nors akimis, ir tas tęstinis, nuolatinis bendravimas duoda geriausią rezultatą. Todėl ir tie mitybos pokyčiai ir rezultatai iš tos mitybos pokyčių neateina taip greitai. Deja, aš pats turiu perprasti sportą, kaip jo fiziologija veikia, kaip jis reaguoja į vieną kitokį maisto produktą, kokios galimybės su pasiruošimais taip toliau pas jį yra, etc., prie kokių jis ten sąlygų sportuoja, kokias galimybės turi pavalgyti. Ir daug yra niuansų, kurios turiu įvertinti. Todėl čia yra tikrai, mano akimis, labai didelė atsakomybė, tai ne tik mitybos plano sudarimas. Tai yra toks nuolatinis vos negyvenimas, dar vieno žiedo ant piršto užsidėjimas savo, kad šį laiką mes kartu ir, kad ir kas tau būtų, kad ir pastai kakutis kitas spalvai gaus, turi man pasakyti. Turiu pasakyti, kad mes kažko netyčia nepražiopsotume. Kiekvienas dalykas svarbus tam. Teisingai. Taip. Na ir visai pabaigai apie ilgamžiškumą. Pakalbėkim, čia kas yra, čia noras gyventi amžinai, ar čia yra sveikas senėjimas, kaip tai vardintum? Tikriausiai tai yra toks gyvenimas, kur mes, nepaisant mūsų biologinio to amžiaus, iš esmės, taip sakant, didėjimo, mes galime išlaikyti tą patį funkcionalumą, ne tik fizinį, bet ir psichoemocinį, kokį mes ir turėjome per visus mūsų ilgus jaunystės metus. Taip, tai mes čia kalbame ne tik apie, kaip sakau, polyligotumo mažėjimą, tačiau ir apie būtent visų mūsų funkcijų, būtent veiksmų išlaikymą, būtent amžiui didėjant. O kokie pagrindiniai principai būtų ilgamžiškumo? Turbūt ne tik svarbi mityba, fizinis aktyvumas, bet kaip ir minėjai, papildų vartojimas gal irgi turi įtaką. Aš nežinau, tai čia iš kokios pusės mes nueisim. Tikriausiai, vėlgi, jeigu mes žiūrėsime į naujoves ir inovacijas, tai taip, technologijom yra skiriama labai didelė vieta, jos tikrai padeda mūsų kūnų regeneruoti. Ne tik, kad nesu fanas, nesu specialistas ilgamžiškume tikriausiai, vėlgi, kiekvienas mes pasirinkome savo kryptį ir sritį, bet apart tikriausiai mitybos ir
to pačio fizinio krūvio ir psichoemocinės būklės, taip mes rasim irgi tą labai tikriausiai svarbią vietą ir pačiom technologijom, ir tiem patiem papildam tikriausiai, kurie tikrai gali būti čia mums naudingi. Ir aišku, čia su kuo lyginsim. Jeigu mes lyginsim, nes dažniausiai lyginama su tom Blue Zones ir taip toliau, ten nebuvo inovacijų, nebuvo intervencijų, taip, ten buvo tik gyvenimo būdas. Ir mes iš ten daug ko galime pamatyti, kiek tas pats fizinis krūvis yra mums labai svarbus, kiek ta pati mityba labai svarbi, taip, kiek taip pat socialinis gyvenimas. Taip. Yra labai svarbus. Socialinis gyvenimas tikriausiai vienas iš svarbiausių dalykų šitoje vietoje. Pritariu. Tas pats bendravimas, kad ir kiek mums būtų metų, kontaktų palaikymas, nebijojimas išeiti kavos į miestą, kad ir, sakau, kokios būtent tos oro sąlygos būtų, kad ir kokia sveikata būtų, paskambinti savo draugui ar ten draugui, paklausti, kaip tu jautiesi, pasakyti, nežinau, koks oras laukia ir taip toliau. Tai yra tikriausiai vienas iš svarbiausių dalykų, jeigu mes kalbėsim apie ilgaamžiškumą. Kaip tik vakar turėjau paskutinę pacientę konsultaciją, 80 metų, visa švytinti, džiaugiasi gyvenimu, šoka, lankosi irgi grupėse, kur, jos amžiaus žmonių yra. Taip. Ir kažkaip mes taip įsikalbėjom, jinai sako, man ne tiek tie šokiai yra, sako, svarbus, kiek man svarbu tas bendravimas. Bendravimas su saviškiais, pasidalinimas tom problemom, nuogastavimais, ir tai, sako, man tokia kaip pilnatvė suteikia, tokia kaip energijos šotą netgi, sakykim. Tai vat ką tu ir minėjai, labai labai svarbu tas socialinis aspektas, kad mes neprarastume to tonuso tokio, kad ir kiek mums metų bebūtų. Teisingai. Nes būna ir situacijų, kad labai jauni žmonės ir jaučiasi prastai. Jaučiasi prastai tiek emociškai, tiek fiziškai jaučiasi prastai, nes trūksta galbūt ir to socialinio komponento. Tai tas irgi yra labai svarbu, kad kompleksiškai žiūrėtume į savo sveikatą. Visiškai sutinku. Tikrai reikia žiūrėti labai kompleksiškai apie mūsų sveikatą ir vertinti ją, kaip sakau, ne tik pagal tai, kaip mes objektyviai atrodome veidrodyje, bet kaip ir viduje jaučiamės. Taip, ir kaip iš esmės mes ir pačioje aplinkoje komunikuojam, taip sakant, ir gyvuojam. Tai yra labai svarbu, kad būtent tas mūsų gyvenimas nebūtų tik skaičiai, bet būtų ir patirtis. Taip. Na ir visai pabaigai tavo kaip gydytojo dietologo tokie top patarimai mūsų klausytojams ir žiūrovams. Ką užakcentuotum iš viso mūsų šito pokalbio? Kadangi pokalbis buvo dalinai ir labai tikslus ir kartu galėjo būti daugelį vietų abstraktus, šituo dalyku noriu tik pabrėžti, kad dietologija tai ne vien valgyk vieną, nevalgyk kitko. Tai yra labai gilus mokslas ir jeigu mes norime giliau suprasti savo organizmą, negalim vadovautis visom vienu universaliom rekomendacijom arba tuo, ko mes išgirstam iš mūsų kaimynių arba perskaitom kažkokiame dienraštyje ir dar kažkur. Labai svarbu įsiklausyti į save, atsižvelgti į savo sveikatos sutrikimus ir pagal tai jau spręsti, kokia mums mytyba yra tinkama. O kad tą padaryti būtų lengviau, visada kreiptis į specialistus, kurie supranta, žino ir gali padėti, o dar geriau, jeigu ką gali nukreipti. Taip. Tai yra labai svarbi mano akimis savybė irgi mokėti nukreipti. Mes negalim visko žinot. Būtent, mes tikrai negalim visko žinot. Tai būtent kreipti specialistus, kurie gali nukreipti, būtent pas tinkamą žmogų, kuris tikrai padės atsakyti į kiekvieną rūpimą klausimą ir padės viską gražiai sudėlioti būtent stalčiukuose. Tai labai raginu to dalyko, labai raginu kritinio mąstymo. Kadangi nesu parašęs knygos, neturėsiu top 5 taisyklių, ką pirmą valgyti, ką po to valgyti. Ateityje galbūt, tada turėsiu ir savo taisyklės. Bet dabar, sakau, labai raginu nepamesti kritinio mąstymo, kad ir ką mes išgirsime ar per televiziją, kad ir tai būtų per nacionalinę televiziją, tas pats. Taip. Visada paklausti verta, kodėl. Kodėl taip yra? Dažniausiai mes to nepaklausim ir tada kyla daug labai chaosų sąmyšio. Tai paklausti, kodėl ir pagalvoti, kiek tai tinka mano, galbūt netinka, taip yra labai svarbu. Nes kitu atveju atsiranda labai daug abejonių, chaoso, kas priveda dažniausiai prie neracionaliausių sprendimo būtų. Tai ką, Edvardai, ačiū tau labai, kad tu pasidalinai savo žiniomis ir patirtimi su žmonėmis ir tikiuosi, kad mūsų žiūrovams ir klausytams šis pokalbis patiko, o jeigu patiko, nepamirškite paspausti like, palikti komentarą ir prenumeruoti Gastro paprastai kanalo. Iki kitų susitikimų.